Sybet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Gerai, labą dieną, žiūrovai, sveiki, vėl prisijungę su ambalais. Turime neįlinį svečią šiandien, grįžo iš Tailando. Dar vienas ambalas kovotojas, megastaras, Dovydas Rimkenzo. Ilgai lauktas ir sulauktas. Malonu. Nu ką, Dovydai, tai kaip gal pradėkime nuo pradžių, kaip ir su visais kovotojais. Kas yra Dovydas Rimkus ir kaip jisai atsirado šitam koviniam sporte? Tai manau dėl to, kad norėjau pasitikėjimo savim, nes visada buvau toksai kuklus, introvertiškas, niekada nesuprasdavau, kaip gali prieš minį, ten, pavyzdžiui, mokyklai žiūriu, kaip aktų salėj kas nors gali pristatinėti skaidrės, man atrodo, kažkas neįmanoma, žinai, ir taip, pabiški, galvojau, kaip čia žiūrėdavau visokius, kaip, man tas vyriškumo simbolis būdavo, kaip kovotojas, kaip kas, pavyzdžiui, labiausiai man patiko tuo metu kovotojas Matas Stabiliauskas, kur dabar ilgą laiką buvo mano treneris, ir taip kažkaip buvo drovesnis vaikas, ne? Jo. Toks lėtesnis, drovesnis, dar brolį aš turiu. Ir jis toks numažens agresyvus, lekiantis visada visur toksai, žinai. O aš toks esnesnis, ramesnis, mama tokia sako, o čia menininkas, bandydavo mane menininku, žinai, visokios senais muzikos mokyklas, į šokius, į visur, kur tik tai įmanoma, bet į futbolą, krepšinį, bet kažkaip neprilipdavo man. Tai dainų tenais, tai choriukus, tai dar kažką visko pralankęs. Bet padėjo tikriausiai. Šokį man visai patiko ir visai neblogai sekėsi, bet galiausiai treneriai išvažiavo į užsienį ir aš kažkaip tada po to vėl grįžau į kovinį sportą, nes buvau vienus metus lankęs boksą, kažkaip man neprilipo, po to šokius ir vėl grįžau. Kur boksai? Dainarfe buvau. Šilainiuose čia. Ja. Jo, pas Binkį pirmas treneriukas buvo mano Binkį. Bet tai truputį padėjo tikriausiai tau tas visas meniškumas, nes tai išėjimai, viskas prodiusavimas, savo susiprodusuoji, kaip padaryti, ne kiekvienas gali. Čia irgi turi turėti talento gyslelę kažką. Šoktas, tai manau, kad iš mamos čia šiek tiek, nes mama tokia įdomesnė mano. Daug tokių, tėvukas visada palaikydavo, taip labai smagu, žinai, kad ir pinigų nebūdavo, visada sugalvodavo, tai ten kažką pafilmuoti, dar kažką, taip, žinai, sukdavomės ir, žinai. Viską savo pastangom, ne savo pasiver savo protą. Vis tiek prie meno, tai kovos menai, menininkas, Gal tie šokiai, o kiek laiko tu sakai? O šokiai, tai ten, ką žinau, daug tampydavomės ir žiūriu, kad ten mano tas pirmos kickbokso kovytės, tai būdavo haikikus. Nes ir koordinacijai tikriausiai šokiai, nesako net Lomočenko, tas boksininkas, tai tėvas. Pavyzdžiui, Kubiečius. Tėvas jį buvo uždaręs metus laiko, liepė tautinių šokių šokti ukrainiečių, žinai, kad vien tą koordinaciją, žinai, išmoktų. Tai čia irgi tikriausiai tavo karjerai davė tikrai turėjo kažkokį pliusą. Metus laiko. Jo, tai tada sportavai boksą ir kur paskui nuėjai iš Dainralfo? Gal pas Matą tada treniruotis. Dainralfo. Po to ten iš Matą mane toliau į Dainralfą. Ten treniruos ir ten, taip gavosi, kad... O kelių metų pirmos varžybos jau vyko tavo... Man rodos, 12 kažkur po 3 mėnesių, bet žinai, tokias atsimenu dar taip, sako teisėjas pirmas varžybos mano, sako, ar tikrai jis nori kovoti, ar tikrai jis gali, nežinai, tos akis išsigandusios, visas suspaudęs kumščiukus, bet sako, jo, nežinai, matosi toksai, aš ir mačiau savo tas Margos jaunesnis toks. Liūdna. Nori kaltis. Toksai karikačiukas, žinai. Nori kovoti? Noriu. Ar tikrai? Tikrai. Tai buvo toksai. Jo, tai prasidėjo kovos, tavo karjera kilo ir kada jau pajautai pats, kad jau ir trenerių tas pasitikėjimas, ne, kai jau nuo pat pradžių jautėt, kad gali kilti iki mega to... Nežinau, bet... Lietuvos mastu ir One Championship, ar įsivaizdavai jau tada, kad galėsi iki to daeiti, ar viskas palaipsniui matė? Tai buvo kaip svajonė didžiausia, tai kad sudalyvauti, žinai, tenais pro kovoj įėjime, tiesiog, ir turėtų nuotrauką iš įėjimo, ten, žinai, kur didelė ekranai, dar kažkas tiesiog, šitas buvo didžiausia svajonė, galvau, kad ir atidarimo kovoj, žinai, bet kad pro kovo, žinai, prasives tokia, arba kad semi pro. Ir taip žiūriu, kad viskas čia bum,
tą pirmą, taip, semi-pro kovą, tai lygiosiam sukovojau, po to tai po biški, žiūriu, kad visai patiko, ten čiut pašokų įėjime, žiūriu, to dėmesio gavau, kažką ten pradėjau, dar prasidėjo viskas Instagramo miškai, tai nuo Vokietijoje ten tokios kovos, gavau ten tokią kovas, Saldytėj tenais irgi semi-pro, sukovau, neblogai sekėsi, laimėjau gražiai tenais viską. Ir galvau, reikia kažką daryti, nes, pavyzdžiui, kovodavau ir manęs net, ten tai pačioj pirmoji daly tiesiog gaunasi kovoti. Yeah. Tai žinai, aš norėdavau labai to ir kažkiek kaip to main eventą, jo, čia svajonė buvo. Ir matydavau ir jausdavau, kad, gerai, aš mažesnio svorio, kaip man ką čia geriau daryti. Žiūrėdavau, kaip, pavyzdžiui, princas Nasimas toks skudutis, mažutis, bet jis main karas, visiškai visas dėmesys jam ir tada ir honorarai automatiškai, ir žmonių, ir viskas tiesiog, žinai, ir man norėjau, žinai, visada, kad aš irgi tikėjausi, kad galiu aš kažką įkvėpti, žinai, kad ten, kovoju ir kažkam, žinai, kažkas irgi mane taip mėgtų, žinai, kad kaip aš ten, pavyzdžiui, Nasimą, ar ten dar kitus kovotojus, kad ten žiūriu, drebu visas širpuliukais išėjęs, labiau jaudinos negu kad pats, žinai, kovoju. Yeah. Nes realiai kovose tai ir daug lemia ir tie patys, kad ir sakai, išėjimas ir socialinė medija, viskas susideda, nes viskas susideda į tavo ten tas geresnės kovas tikriausiai, ne? Tai žmogus su tavim susipažįsta kažkokių problemų, pavyzdžiui, bendrų tu turi su tuo žmogumu arba kažką bendrai perėję, esat kažkokią komandą kartu palaikot ir kai tu taip dažnai turi tą, kažkaip rodai savo tą gyvenimą, žinai, žmogus tada net, pavyzdžiui, dažnai būna iš mano story, tai tiesiog ateina kaip 100 metų pažinoja, spaudžia, labas, kaip tu, ką tu, žinai, ir labai tas smagu, kartais, neatsimenu, bet kartais, prisimenu ir kartais, paimu Maksimui, kokio jūs susitikęs, prašnekam kokią 20 minučių, žinai, visai nepažįsti žmogaus, bet susipažįsti, išklausai, pašnekė, žiauriai smagu iš tikrųjų, ir tas palaikymas, čia visi sako, kad lietuviai čia tokie, dar tas anas, kad ten toks anoks, bet ten visokių mimsų, kad jeigu mane žiauriai gąsdindavo ten ir vienoje federacijoje, kur kovodų sako, tu pralaimėsi, čia tu niekam neįdomus būsi, dar ten treneris, ten praeitas fizo, ir tu kas čia bus, sako, klaunas tik liksi, toks anoks, bet aš žiauriai bijojau iš tikrųjų pralaimėti, žinai, ir pirmą kartą, kai pralaimėjau, tiek gavau palaikymą, kad net, nesugebėjau atrašyti, žinai, visiems. Atvirkščiai, negu galvoju, nepergalvoju. Ir dar labiau toksai humble tapau, ir tada dar kartą pralaimėjau, ir tada irgi vis tiek, bele kiek laiko, jau tada Lietuvoje kovau, ir bele kokia minė buvo, kur žmonių tiesiog nori, žinai, ten net apsiverkusių, kad čia tai man tiek lyg aš būčiau tenais koks nors giminaitis labai artimas, žinai, tai su visais ten atsikabinėjai, ten gražių žodžių, ir tada taip pajauti, kad, žiauriai fainai, kad tokį kažkokį skleisti ir stengiuosi visada ir su jėjimus tokį kažką ekstra duoti, žinai. Užmegzti ryšį tą su žiūrovais ir publika. Jo, ir visada, atrašau, kai ten koks jaunas bičiukas paklausė kažką labai smagu, kad, žinai, taip autoritetingai laiko. Kažkokią prašo patarimo, ne? Būna, kad paprašo paprotinti. Arba po to parašo, aš jau net užmiršęs, kad jau ten pačiatinom, po to sako, aš čia tą darau. Tai kartais net tokius dalykus, kur, žinai, labai lengva pačiam, visi mes viską suprantam, bet kai pasako kas nors iš šono, tai tipo atrodo, jo labai teisingai, žinai, kai tipo pats kartais nepavyksta tų dalykų laikytis kažkokių, arba ten sunkiai. Bet, pavyzdžiui, kažkam patari, kažkas labai rimtai priima, žinai, ir, kaip, pavyzdžiui, aš buvau dabar su John Jonesu susitikęs ir, man ten kosmosas, buvo žiauriai mega geros emocijos, kur kitam žmogui sakytų, kas, žinai. Ne, kažkaip. Įkvėpė mane, aš ten. Kai to gyveni. Taip. Tai tu savo, sakant, dievukus to sutinki, tai visai kitaip, žinai. Tu pasakai, tai man tai iš viso, jie tenais visur malas ten pat. Būna gatvėje ir pamatai, kokią Tailandę kovotą iš One Championship. Tai Maratą mačiau 7-Eleven ima sumuštepus. Dar kažką, žinai, tą, kur debutavo tas su oranžiais plaukais, kur su viena akim to toks. Tas UFC, ne? Jo. Jo, kur, žinai, straight killer, žinai, kur galėtų būti toks paprastas.
Norėjau paklausti, iš kur tu pačio įsimimo to pasiemi įkvėpimo tom išėjimams tiems? Ar kažką bandai kopijuoti iš kitų, ten dievukų kaip to princo, to išėjimų kažkokių idėjų pasiemi ir pritaikai savo pagal save? Ar bandai kažkaip kitur pasisemti to įkvėpimo išėjimams? Nežinau, šiaip iš tikrųjų daug visokių ir internete žiūri ir tai būna tiesiog random kur nors eini ir pagalvoju, o geras, šitai būtų visai fainai arba ta, nes mano tie išėjimai, tai man jie padeda nusiraminti, sukoncentruoti kažkur kitur energiją, žinai, savo mintis, nes vis tiek kova, jaudulys, tu čia susidedi, čia kiek žmonių atėjo tavęs palaikyti, tu nenori jų nuvilti, tu nenori daug tų minčių, o kai tu susitelki ir tu vis tiek įsikūni į kažkokį tenai, žinai, personažą, dar kažką, tai tau padeda ten kokiu nors Cezariu, tai tu ten ir taip ir jautiesi, ir žmonės filmuoja dar kažką, kosmiškai jautiesi, bet po to baigęs kova, padėkoji visiems, ar tai priešininkui, visiems fanams. O kiek reikalavo jėgų įėjimas į ringą? 4 metus planuotas įėjimas, jau galvojau, niekaip neįmanoma bus. Bet va, įtimi padėjo išpildyti šitas. Žirgo. Kosmosas jausmas, tai... Man tai paskutintas tas buvo, kur tai snifo išbėgo, jį gaudė, aplink ringą apsauginį gaudė, kiek žengiau, tai kešar uždainiu. Šitas tai irgi belenkoks, bet tai turi tą, reiškia, ir verslininko gyslerį, ir menininko kažkiek kovotojo, žinai, tų talentų tai tikrai netrūksta, nes realiai tavo produktas ir šitai pat, vis tiek žmonės pamatė tikrai. Tai mes kartu su Vietu, žinai, bandom, nes vis tiek, žinai, supranti, kad Lietuvoje nėra taip lengva, iš viso pasaulyje nėra taip lengva su kovos menais gyventi, bet ir tas ir yra žiauriai gerai. Nes, tipo, tu turi galvoti kažką, nes jeigu, pavyzdžiui, mokėtų mėnesinį kažkokį atlyginimą už tai, kad tu kovotojas, tai ką tu tada mąstytum? Nieko nemastytum, o dabar, čia mes tą žiūrim, bum, gerai, tas minutės, neina tas perku ten, ar tai aš, dar kažką, bandai, neina, pavyzdžiui, po vono kovos sukovojau, dar trefkių privedžiu, belie kiek buvo etapas, kai tenais po 5-7 į dieną ten savaitgaliai, žinai, ir galvoju, reikia kažkur investuoti. Ten buvo vienas draugas, sakęs, kai 200 kainavo eterimas, pirk dabar tikrai, tu galvoju, 200, čia kofas. Yeah. Tada, sako, pamatysi, kils iki štukos. Užkilo už štuką bandau pirkti, nemoku, nepavyksta. Galvoju, čia toj kris. Ir galiausiai, kai jau tipo pavono sukovojęs, gal honorarą pasitaupęs, 4 štukos buvo eterimas, perku viskas, gerai, salanų, matikų, visko prisipirkau, laikysiu čia dabar jau iki 100 štukų pasakės, toks visas remantis. Kyla, kalėtų, toks, jau vaiktų, jau žiūriu. Kripta minė. Žiūriu butus, viską, kada čia gal mažnytę kokią pasimtis 30 gabaliukų, ką, žinau, pats, minus 8%. Bet tai ką, nieko, laikau ir va dabar vėl jau atsistatinėja, dar aišku net mūdžiam sumos, kičias, bet... Laikytojas. Jeigu neparduodi, tai ir nėra minuso, jo. Čia mano mental training, kaip šachmatais, tipo, turi nebijoti, kaip ir Briusas Lisa, turi nebijoti, žinai, tipo, nieko, pavyzdžiui, šachmatais, kai žaidžiu, seniau pralaimiu, ten kokią gerą figūrą pralaš, čia tuoj mesiu tą telefoną, išmesiu, bet dabar jau, gerai. Ta tokia vidinė ramybė atsiradus iš tokių pralaimėjimų, nesėkmių, iš visko, žinai, bet dar aišku, ne visada susitvarku, bet jau po biškį stengiuosi visus pozityviai žiūrėti, ir save taip, žinai, kaip asmenybė po biškį tobulinti. Nes, žinai, labai dar svarbu, kokius žmonės apsistatai aplink save, nes matai, tada draugas, pavyzdžiui, nes turiu, kai Tailande buvau, mes 3 gyvenom, pradžioje su Simu ir Vitu, tai ten, jie visi mes keliamės į trefkės, visi ir keliamės, žinai, o ten, pavyzdžiui, žinai, ten niekas tau į kubrą neduos, jeigu ir neteisi, bet, vis tiek ten tų klasės belekiek, galvoju, galiu prastai mėgau, man visą laiką prastai tai sekės mėgau, nueisiu, ką čia į tą pirmą muitą, 8, 11 bauksiu,
Jo, Būdavo pradžiui tokių. Pajudėsim. Jo, čia biškai dar pasnausim, dar čia kažką. Po to kitas atlėkė, kamuriokai pasikeitė, bogarus, tai jam tai. Ja, tai reikia mėgautis gyvenimu, sako, nėra kur skubėti. Tai mergų, žinai, prisikviečia, žinai, pas mergos, viena merga ten pasį, po to kita merga su taksu atlėkus klausia, ar sako, ar jis su kita mergina? O, aš išsigandęs, nežinau, ką daryti, matau, kad jis dar vieną pirdą atlėkus. Oi, blema, kaip čia tą mergą numazintiem. Toks visas išsigandęs, nesuprantu, į mano kamarį šoka taits išsprogusiam akim. Oh, I don't know, he's sleeping. O, ten vos neapsiverkus išlėkė. Čia pelekas. Bet ten tokie, kai su tokiu kambarioko gini, tai džiauriai sunku, žinai, susikaupti. Tai nori normaliai, žinai. O nepriminė realybės šou meilė be sienų. Grinai. Nu ten Tailande, aš kaip įsivaizduoju, gali gyventi kelis gyvenimus. Kaip tu pats pasirinksi, ten labai lengva gyventi ir disciplinuota ir eiti treniruotės, kaip ir sakai, tų treniruočių klasių yra begalė, bet yra labai lengva ir nuklysti. Tai tu pasižiūrėk, mes gyvenom čia yra mūsų ta vilelė, ten Vitas baisiai gerai suderino, ten ir mes gavom už kosminį, palyginus kaip tam brangiausiam rajone, Tailando ir ten prie pat salės, minutę laiko iki salės, žinai. Ir įsivaizduok, čia einam, čia masažo kabinetukai visada ten pasveikinus visą. Ir čia einam ir čia toks prostitutinas, tada dar masažisčių. Ir, tokios, tipo, bare ten siurčia ir, tipo, tave kviečia. Ir tu turi vis tiek iki salės dar porą sekundžių praeiti ir tu jau tada, žinai. Bet tai tu įsivaizduok, net pačiam rangiausiam tam rajone, tu esi vis tiek, tipo, jeigu nenusiorinės arba ten biški testas užsilės, tai kojas kokias padaręs, tai sunku, bet tai eiktų, kažkada nuėjau ant bairio, ten atsisėdau, sakau, einam pašok, nenoriu šok, sako, varom geriau pas mane į kambariuką, sako. Ir aš sakau, tai kaip klaidos, taip, įdomu, tai rinkos analizę pasidaryti. Aš vis tiek žmogus mėgstu skaičius. Rinkos analizė. Sako, 3,5 tūkstančio batų. Ką galvoju, taip, žinai, skaičiuoju, verčiu per Google į tą, sakau, tu nejogauk, ten, įsižydė belekai ir išlikė. O kiek 3,5 tūkstančio batų? Apie 100 eurų tikriausiai. Oi. Tai dar. Oi, čia už tokią kainą tikrai gali geriau. Tai ten sako, turgui ten už 2 eurus pavalgai, ten jas pietus. Tai jau tai. Jau čia jai mėnesinė bandė algą pasiimti. Aš tas sakau, bet žinok, ir ten po to viena buvo dar ten tokia, irgi ten kažkokias kosminės, tokias, nežinau, išprotėjusios. Tai realiai tau nuo namų iki ten eiti peškom, tai taip turi eiti, net taip užsikimšę sausiai. Kaip arkliukas užsidėjęs. Jeigu būtų tokia europietės, tada būtų žiauriai sunku, nes šį kartą atlėkęs man jau kažkaip tos azietės visiškai netraukia. Gal vieną kitą mačiau gražią, bet taip nebuvo tokios net noro kažkaip. Tai ganėtinai ilgai dar, tai dabar realiai leidė tai jau. Bet pamatydavau kokią nors baltaskūrę, kaip sakoma, baltaodė. Tai visos, taip, kojos linksta, wow, kaip gražu. Jau išsilgęs. Nedžiūriu, pavyzdžiui, į tą, kaip tas, nedžiūriu MMA kovotojus, kur dažniausiai ten ausis sulūžusios dar kažkaip. Wow. Koks simpatiškumo, wow. Tokia ant rankų nešioja. Eiktų tada iš karto galvoju, mūsų kokiam gražiom aš čia draugaudau Lietuvoje, reiktų gal parašyti. O kaip tau ten pats, visas judesys ten aišku, ir ten yra ką veikti visą laiką. Visą laiką gali kažką nuveikti. Kaip atrasdavai vidinės tos disciplinos nueiti tas treniruotės neužsukęs į tas nesąmoningas vietas. Vis tiek buvo momentas, gal kai galėjai ten jau žinojai, kad nekovosi ar kažkas jau su ko, tai galėjai biški gal kažkiek atleisti, kaip sakyt, bulkas. Bet toks galvojau, bet toks labiau užsidepresavęs, galvojau, kaip čia, toks, nes aš važiuoju su motociklu, lėkiu iki ligoninės, valandą laiko iki ligoninės.
Ten man, pradžiai, kai prapjoja, tai turėjo išvalinėtą žaizdą, pripkemšą to binto, betadino, uždeda kleistrą ir vėl valandą liek. Aš su tą virdą nepratęs važiuot, kai mane nervuoja, aš ten visą laiką taip sakydavau Vitui. O, tu čia lakstai su tom pisom, nes aš visą laiką važiuoju žiauriai lėtai, žinai. Aš lėčiausias Tailando vairuotojas. Nes man kiekvieną kartą, kai aš važiuoju ir aš jau matau save, galvoju, tu išsitaškiusią galvą, mane pervažiavo traukinį, ne traukinys, o sunkvežimis. Načet ir po to iš tikro pradėjau matyti, kaip yra tengi grebas ir kad tu gali taksistą pasiūlyti ir kad yra temafiaža, jau žiūriu, į vienoj pusėje musulmonė moteris, kitoj grebo vairuotojas, visi krūvidi, po to dar ten visokių eiktų, prisižiūrėjęs ten tu, bet ir pats buvau nusivertęs, nes važiavau ir smeliuko biškai pagavo, tai pradėjo mėtyti, šmakštą ant šono svariau pirdą. Tai toks, žinai, po to dar kažkas su motociklu pirmą kartą, kur pasiimu, tai iš viso netyčia užrakinau, nebeatsirakina. Sakau, ką darom, visą atlikę tai tu nieko nemokai ten padaryti. Sakau, maybe, ok. Okay, nulėkė taip, daužė, kai aš kaip ištraukiu. Ir visą laiką man, aš visada tik atliekęs į tai galvo, kokią klaidą čia padariau, nes noriu maistą gamintis, jau žinai, visą laiką aš apie tą maistą, žinai, galvoju, kad reikia sveikiau, nes čia su tom nesąmonėm, nes buvom prieš tai Šrilankoj, ten irgi atlėkiau, visi skemino laimė, ten, kaip savo vietas kiek išleidžia, tai per pusę, arba aš 3 kartus daugiau, arba net kažkaip, tai man gal, žinai, toks negatyvokas, bet stengiausi susitvarkyti ir po to dėl to negatyvumo žiūriu, tik atlėkiau į tai spogiukai išlina. Varom į ligoninę, ten draudimo įrašom, po to grįžom, dingo spogiukai, ačiū Dievui. Tada dingo spogiukai, atsirado kažkas kas buvo? Kažkurią dieną pradėjo skaudėti koją, galvoju, ką čia ta koja, biškai paskaudėjo, pasišaldžiau, ryte atsikeliu, vapšiai nejaučiu koją. Galvoju, su kondės dantis pasportuosiu, po to man Simas priminė, sako, o tu atsimeni, kaip čia buvo tam, sako, panašus simptomai. Šokau ant tos motociklo, kaip skrendu, žinai, iš karto į tą ligoninę. Kiekvieną akmenuką jaučiu, įsivaizduok. Atlėkiau, nušokau nuo to motociklo, svaigt, pradėjo galva, šokinėjau su viena koja, sako, wait. Atvažiavo tas prie pat, kokias 50 metrų. Atvažiavo golfo kaip būna, tas žiūriukas, iššokau, tada ant invalido vežimuko, nuvežė ir galvoju, ką čia? Galvoju, vis tiek Tailandas, bet pamačiau, kaip atrodo ligoninė, ten su smuiku griežia, tenais, tiesiog žiūriu, kaip suprantu. Ir tada galiausiai supratau, kaip, nes jie žiauriai milžiniškas kainas dėl to, kad iš insurance, žinai, gyvena visi. Tai ir, pavyzdžiui, atlėkiau ir čia tau sako, tas celiulitis vadina šitą infekciją, sako, baisiai gali greitai išsiplėsti, neaišku nuo ko ir neįmanoma imuniteto. Ir aš galvoju, kad tai ką man daryti. Sako, depozito 50 gabalų ir tave turim guldyti šiandien. 50 gabalų, jis juokauja, sako, bandau savo su draudimu gensidygę susisiekti. Neįmanoma, įsivaizduoju, neįmanoma tiesiog. Jis sako, nes galvoju, mes man gal pinigų ar kažkaip, žinai, vis tiek apsidraudęs ten VIP, ten kažkokią. Nes žinau, kad praeitą kartą, nes prisižiūrėjau tokių dalykų, ačiū Dievui, apsidraudžiau tikrai. Ir tada man sako, tai va, sumokėk tą, tai aš tada galvoju, blemba, čia štuka 300 gavosi. Sėdžiu galiu biškai ir taip galvoju, tai reikia susisiekti su gensidygiai, paštą ten automatinis. Ir žiūriu, kad pas mus Lietuvoje buvo 7 laiko, žinai, o jie nuo 8 tik pradeda dirbti. Aš jau vis blogėja, žinai, jau ta sveikata ir viskas, tas skausmas irgi stiprėja. Ir galvoju, ką čia daryti, žinai, po to su menedžiuku susirašiau, sako, mokėk iš įmonės ir po to išsiaiškinsi. Po to su mama susiskambino, paprašiau mamos, kad pasuktų tenais, kai praėjo tas laikas iki 8. Tada, nes iš lietuviško numerio, kadangi tenais VPN pasikeitus, tik tais leidžia į tą, ten belekiek reikalų ir vis tiek sako, tai čia ir po kurio laiko, tai įsivaizduok, jeigu būčiau neturėjęs pinigų, tai tiesiog reiktų kokias 3 dienas laukti ir
Ir neaišku, kaip būtų. Ir tau nusipjauti. Tau dar visą šitą reikia tvarkytis, kai tau tai blogai, žinai, tai vos ten tas veiksta galvo, vos ten nuo alpimo ribos, viskas judėti. Vat ir nutipo pagalvojus, va ten kiek yra svarbu, kad draudimą gerą pasirinkti, nes, va, pavyzdžiui, Vitas turėjo belie kiek operacijų, 7 gal tų stafo, žinai, ten būna tokie spogiukai, bet juos reikia išpjauti, reikia kišti, o man čia buvo tada paguldė kosminiai palatai, gerą, maistas. Žiauriai sveikas ir belia kaip skanus, kai aš Vitas pabandė irgi tą mūsų maistą ligoninės, yra valgyklat. Nu, sako, pats skaniausias, kokiu fried rice, skanesnių nėra buvo, žinai, nes surfų aliejų pridėtam taip gražiai viskas, eikt. Kosmosas. Yeah. Ten Tailandas tokia vieta, kur gali kažkaip susirgti, ne, lempiškai iš niekur, nes sveikas sportuoji ir... Taip, visiškai, tai, pavyzdžiui, sako, kad nusėda imuninė, biškai pastresuoji, miego režimas, kažkas, ir kiek aš žinau, visi arba nuo moco nusiridenė, arba nuo infekcijų pasigavę, ten irgi vienas, aš čia tokia infekcija, po to tenais kitas rodo, čia irgi tas, po to vienas susidraugavau su vienu amerikiečiu, kur atstovauti atliekė mėgėjų varžybose, įsivaizduok, 5 dienos prieš varžybas jį nuplojo girtas taicas su mašina. Visas nusibrozdinės, jis pirmės fotkė, visas subintuotas, toks kaip mumija stovi ligoniniai ir po to, žinai, videkas, kaip jisai ten tose varžybose, visi kiti ten tepas tepalais, ten apšilinėje muša lapkės, jam treneriukas dezinfekuoja, ten stepa, rankas visas taip, koja. O visą, buvo, bet aš tai taip važiuoju lėtai visada ir žiūriu visada, čia tas važiuoja, tipo, tas prieš, bet kad gali išlėkti, eik, tu mačia, kai man jau pasakau, kaip jūs galite ten tų 7, bet po to jau į patį galą, tai yra ant 8-7 pavadinėdami, bet taip visą laiką įsitempęs ir galvo, dėl ko man čia taip tos pečius skauda, pasirodo tos, kad įsitempęs, visą laiką turėsi, dar būna, pasiklyzdavau, tas Vitas lekia greičiau, sako, praeitą kartą manęs nieks nelaukia, aš lėčiau lėkdavau, sako, tai aš nematau per tos vidrodėje. Tai daug visko eiktų ir tos infekcijos ir ten tie, pavyzdžiui, marketai nesusivaldyti daug, tai pafestini, tai pamatai galvoji, nu tai vieną šitą, žiūri, kad jau apsėdi, ar 7-Eleven, nu tai šito neragavęs dar, o ten visada yra ką paragauti, nu eiktų, tokia psichologiškai... Karštų sumuštinis. Jo, tai kosmosas iš viso, tai aš... Įsivaizduok, tai grinai, jeigu aš būčiau vlogus daręs, tai lygiai toks pat kaip Aršauskas būčiau, tik tais, kad be alkoholio. Irgi kitas, irgi visus mano tuos žiūri, mato, sako. Kažkaip ramiai, žinai, reaguoja, nes ir man taip galvoju, žinai, man, kaip būna pačiam, niekada nesitikė tokių dalykų ir kaip pamatai ir po to paklausiu, su Vitu, žinai, pažinau. Nu jo, man irgi buvo mėly, tiek lėkiau. Tai vien buvo, sakau, po to bus viskas tik geriau, žinai. Viskas gerai, tu praeik, nes man buvo ta infekcija. Labai norėjau sukovoti, įsivaizduok, gavau kovą ir 3 dienos prieš tą infekciją, po to ten pablogėjimas ir viskas, taip, žinai, tos rankos nusviro. Galvoju, visiškai prasimetimas, nes man ten ir draugų kai kurių sakė, kad, tipo, kam tu lėktų, čia dabar gerai, tymai, susidirbę su treneriu, dar kažką, taip, žinai. Bet taip, kažkaip galvojau, reikia. Ir tada nusprendžiau, Vitas patarė, sako, pabandyk dar kažkiek, tipo, nieko neprarasim į tą, nes aš būčiau grįžęs, priaugęs svorio, ten sportuoti normaliai, negalėjau išvyinėdavo trenerių iš salės, tik pasižiūrėti. Ir toks visą laiką blogose nuotaikose, žinai, toks per daug. Blogos mintis, jau. Atlikai sportuoti, matai, draugeliai visi šredė, tu turi tuos antibiotikus gerti ir toks visas. Bet po to galiausiai, įsivaizduok, prasidėjo tas vitaminų, kėlė man tą kovą su mato, galvoju, ar pasilik čia, ar Vitas žiauriai patarė pasilikti ir galvoju, grįžti, tipo, ką aš nieko nepasportavęs, biškis susipažinęs, 2 savaitės, 3 kartus lapkės palaikė ir, tipo, grįžti toks, tipo, pasidavęs, sakau, reikia pabandyti toliau, žinai. Ir taip suskandęs dantis, pralaukiu, susiubo, išėmė siūlus ir po to įvariau į Trefkės, man atrodo, į John Jones'o seminarą. Tai va, tas John Jones'o seminaras, galėtum gal papasako truputį, kaip tu iš viso, kaip ten atsiradai ir kaip ten tas John Jones'as atsirado, kaip jisai Tailandė.
Tai jisai subanktavo, tenais tas klubas žiauriai daug tų žvaigždžių visokių turi prieigos, žinai, ir žiūriu, galvoju, ar yra dar bilietų, žinai, nulėkiau, nes tik 300 vietų ir nuėjau, galvoju, reikia painvestuoti, reikia, sakau, 2 dienom pasimiau ir pirmas buvo kaip dienos salė tokį padarė, kad tipo klausimai atsakymai, žinai, jūs galite klausti, bet jisai sako, aš noriu su jumis visais, tipo, kad biški pabendraut, porą žodžių, dar kažką. Ir aš norėjau VIP bilietus pasimti, bet nepavyko, jis jau buvo išparduoti. Ir įsivaizduok, tie, kas VIP, tai ten darėsi videkus, ten prikolino, šnekėjo. Ir belie kiek 300 žmonių eilė, judėjo, tai 4 valandas palaukiau eilėje, aš ten pusiau gale buvau beveik, nes užsišnekėjau. Galvojau, ką čia, tą eilę greitai. Ir ėjau ir pavyko, va, potkelę su kepurė. Potkelę ir kepurė dar iššovė John Jonesas. Blema. Kepurė, tai čia jaučiu tik aš vieną, suprantu, kiek yra žiaurų, nes jisai nesenai atlėkęs į tai. Jisai nuo to karščio, va, tai pasiėmęs visą šlapę rankšluostį, valosi. Ir dar, žinai, aš į galą įdėjau. Ir jisai užsimetė tokią varytę, žinai, nusipolkė. Nu, kosmosas, nes, nu, tipo, wow. O čia šiaip didelis John Jonesas. Šalia, kai stovi, ne? Jau. Nu, jau atletas, ne? Jo. Bet dabar, nu, tipo, kai dabar priaugęs svorio, tai toks atrodo biški nešrėdė toksai, bet vis tiek kietas. Nu, bet rimtas dėdė jau stovi šalia, tai supranti, klausimų nekyla, tikriausiai, kad rimtas. Iš karto ta tokia energija, žinai, ir va buvom po to, o kitą dieną, ir dar jis ten biški pamušė lapkės, bet jau ant tiek nuvargęs nuo tų žmonių buvo, kad tik tais biškutė ir galvoju, nu tai kas bus kitą dieną, nu pažiūrės, atlaikiau kitą dieną visas išsišiepęs, laimingos, tai jis tenai su tom visų savo tuos alkūnių bajerį, žinai, rodė, kaip jis ten kontroliuoja, kaip ten flow, kaip ten fintus visokius ir taip varėjai ten tą, fainai žiūrėjau. Nu pasisiemi, ne, tikrai. O tai išmokau biški su alkūnėm bajeriukų. Tai tokių, kur tipo treneriukai ten labiau buvo kaip pritaikyti MMA, žinai, bet ten planavau, galvoju, nu, blema, žiauriai norėčiau su karčuokais fighting, žinai, ten tipo būtų žiauriai kietai, žinai. Ten yra Thai fight vadinasi. Be pirštinius. Jo, su vyriaus. Dar žiūrėjau Van Damme, ten tą kickboxingą, vakar žiūrėjau. Privalau pabandyti. Čia toks perlipimas per save būtų, žinai, dar nei Muay Thai kovos nieko nesukovos, ten jau kažkiek tų, nes aš ten kai John Joneso, tą seminarą jau aš dar buvau subintuota dar koja, žinai, tai toksai po biški, po to šokinėjau įsivaizduok, nu, praėjo savaitę ar 2, neatsimenu tiksliai kiek, pradėjau sportuoti, žinai, ar savaitę, nežinau, sportuoju ir jau tipo savaitę pasportuoju, jau toks persitreniravęs, jau, žinai, nes vis tiek pradėjau šokinėjau su tą šokdynę ir sakau, čia, tipo, galima, ten specialiai bandau ten tiem treneriukam, žinai, kad nes jiems ten labiau idėjiniai jie yra, žinai, jie ten nori, kad kuo geresnius rezultatus, kad tu kovotum, nes yra viena grupė, kur profai, tai ten jau 20-30 mag žmonių būna ir yra, kur begineriai, tai ten jau ten šimtais būna kartai, žinai, tai ir aš noriu, žinai, tai paliesbiški, ten jos pakirkinu visada ir sakau, ar galėčiau būti aš čempionas, kad nors, ar galėčiau kada nors didžio kovą, gal dar kažką, žinai, taip šakinėjau ir taip, jisai galvoja, nuėjo iki kitų treneriukų, sako, pašnekėjo, sako, gerai, nori šiandien kovoti, aš toks galvoju, čia mental, tai patikrinti, kaip ten jie būna prigūdinėjant, jeigu nenori, tai maukykit tą beginerių grupę. Ir tada, nes yra buvę taip, kad tipo aš sportuoju, žinai, ir atėjęs bičiukas random, nenori šokinėti su šokdynė, žinai, ir ten tipo jisai sako, prie treneriukas, you have to kill him, okay? Knockout him, I don't like him, sako, you need to go beginner class, sako, nu tokie, žinai, jie ten tokie principingi. Ir aš sakau, jo, aišku, gerai, dabar, sako, atėmė šokdynę, go sleep. O, ir tada supratau, kad įsivėliau, bet tada jie sako, easy fight, no problem. You champion. Nusiraminau. Nuėjau, tada taip atsils komburiovkos, o ten šnekam ir sakau, nu ir kaip tu, sakau, tu 3 kartus kovoji, žinai, kaip ten ką. Jie visada sako easy fight.
Sako, kaip paskutinį kartą sakė Easy Fight, aš sako, 3 dieną, ne, sako, savaitę nevaikščiau, nusimušęs kojas, sako, ten nubeisiai sunkiai kobu. Tada nema, va taip, va, iš karto. Nu, na, čia, ir ašgi dar žinau, kad ten tam laitai, ten prisižiūrėjęs tų rilsų, kaip ten į pakaušį daužą iš alkūnių, kiek aš matė seniau stadionuose, kaip prakerta tas galvas, siūva, o žinau, kad aš dar turiu svorį daryti, bėgioti, ten daryti. Svoris ten nelabai man krenta. Tu našėt galvoju, jeigu prakirs galvą, tai kaip aš čia, daug žinai, bet kiek. Bet tada nusiraminau, galvoju, nu, važiuojam, mano, nu, kažkaip išgyvent. Nulėkiau ir galvoju, nu, jeigu sakė Easy Fight, galvoju, aš vis tiek treneriukais labiau tikiu čia, žinai. Nulėkim, važiuojam su to. Ai, ne, įsivaizduok dar, aš parašau tam treneriukui, jis, žinai, kalbas, no, tomorrow, sako. O aš jau salė, žinai, pasiruošęs viskas susidėjęs, o jis ten, matau, daro man tos videkus, kad tomorrow, blėva, sakau, ką tu čia stumi, tai buvo, džiaukim, ne, dėva, brigonistai, ten leiktų, matai, ten jie tas trefkės, mėgsta baisiai kankinti visus, jam šypsena, va, pamato vaikas, koks ateina į trefkę, va, vaiką pririša prie soliugo, subintų dar kažką. Tai prisigalvoja savo, kaip dieną. Ten linksmybės, ten savaitgalį slekia, ten juda geria ir ten koks, yra vienas treniukas, kur negeria, žinai, bet tai atrodo visiškai skirtingai, žinai. Tai ten jį miegantį apipaižo dar kažką, nu ten nesąmonės dar. Bet tai variai šitą kovą prasikovoti, važiavai, prasikovoj. Tai jo, tai va tada jo, taip variau. Ir įsivaizduoju, kad atlikau, nu galvoju, nu trenirukai čia Easy Fight, galvoju, gal kažką palerino, nu tipo, kad būtų mano, žinai, muitai, nes mano buvo pro tokia kova, tai pirma, žinai, aš turėjęs čia mėgėjose, tipo, kažkiek kokias 4 kovas muitai, ir tada nulėkiau, ir galvoju, blemu, kad tik nebūtų koks klinčiuotojas, dar iš alkūnyčių, žinai, ir ties, sakau, nu tai kas mano čia priešininkas? I don't know, sako, tai vietoj, tipo, ir žiūriu, nu, galvoju, tu reikia žiūrėti sąrašą, net mano vardo nėra, pasirodo, aš ten repleisinu už mūsų klubo, žinai, kažkokį. Tai nubraukė jo vardą, mane parašė ir tada pasižiūrėjau, žiūriu ir sako, va, tikriausiai šitas kažką ir parodė, žiūriu, toks juodis, marokietis, belio koks, žinai, užsivaręs tokie babai dideli, žinai, toks visas numatosi. Visas iš karto į tokį, žinai, Oi, ne. Spėliau, kaip išlėkdavo ir galvoju, žinai, ne. Bet tada galvoju, nu ne, nesumdo, nusiramink, tai pavimukų pasidariau. Galvoju, ir pas mane, ir galvoju, nu kampė 8 treneriai, ką, nu gal kažką. Tai, žinai, persižegnojau, pasimeldžiau ir po to žiūriu, kad, žinai, galvoju, čia įpratęs apšildymai tenais, 8 valandos prieš tenais pliometriniai pratimai tas. Gulkis, sako. Atsigulų, ištrynė tais aliejais, apsuko, ištrynė, kas toliau? Bintai, kas toliau? Good, wait. Toks nesuprantu. Gerai, tada pradėjo mėtinti to, pristatė kaip anglą mane šias. Po to dar kitas, šortai, sako, you no change shorts, you no fight. Okay, no problem, pasikeičiau, nulėkiau ir pamačiau, kad diržą išnešė, žinai, kad sako, va, čia sunkia svorių, va, taip. Sunkia svorių, arba. Uždėvimas. Aš dabar suprantu, dėl ko buvo 20 treneriukų kampė, žinai, ir po to įsivaizduok, eina, pradėjau, žinai, ir man Vita sako, nesijaudink, čia muitai, čia tokie stadionuose, sako, neteisėjai, nuosi grabžo, net nežiūri per pirmą raundą. Sako, nu nes iš tikro, aš pažiūrėjau Vito tenais tam, bet Vunčai kovo, jie ten pirmam raundai vienas kitą tikrina, ten žiūri, nu ten, nu taicų, tas mega pro lygiai. Ir galvoju, nu davai, nu namus nesikraunam. Kai pradėjo lipti ant manęs tas juodis su tokiom, žinai, bankės, vis tiek ne 7 kilo. Bum, tai galėlė. Papa, nelabai gerai, žinai. Tada pradėjau biškį atsitraukinėti, laukti, galvojau, nu biškį gal išsidaužy, žinai, ir tokių laukikų iš visų jėgų, bet žinai, kur matosi, tokie, bum, nusiblokuoju. Žema, kad tik nelūžtų jam koją, sakau, nenorėčiau tokio vaizdo pamatyti, žinai. Ir tai pabiškį, žinai. Gerai, nu pirmą raundą galvojau, nu nieko baisaus, nu pasižiūrim kaip jisai, žiūri jo kampė, žinai.
toks jau biški gruzinas, nes galvoju, nukirsiu pirmam raundui ir viskas. O aš toks, nu kaip aš, very good, atėjęs ir vienas, elbow, kitas tavęs, kiek, tu dabar, belly, kiek, o lauk, ir tu 8 treneriai rėkauja ten tau nuoto, viską, nesupranti, kurio klausyti, ten kuris kapo, kuriam paduoti, tai čia toks experiences, ir ten irgi teisėjai, pavyzdžiui, Lietuvoje žiūri, kad respekto dar kažką, sako, nesiklinčiuoju, nesidarykit, nes savo net ta, žinai, visada toks, nu, tipo, vos ne, kad stabdo, dažniausiai stabdo ir atitraukinėje, žinai, kad būtų, o čia, action, sako, go, ir Vitas irgi mane iš karto įspėjęs buvo, sako, neklausyk, ką tas šneka, tai šneka atbilė šnekė. Kad šau padarytum, ko įsidaužytum. Tai po to teisėjas irgi, ne teisėjas, o komentatorius irgi įsivaizduok, koks juokingas, žinai, Lietuvoje, užsienį visur šneka, žinai, toks yra čia tokia kombinacija, taip, čia tas, žinai, o čia, punch, kick, ohoj, super tip, nu tai žinai visą, kaip smūkis atneš. Žurnaliukas. Jo, tiesiog žino porą žodžių, kumštis, punch, ir taip jokingai, negaliu visas tas, eiktų. Punch, tik 1, 2, punch, kick, ir taip rėkoja jokingai. Ir po to, žinai, tai praėjo tas laikas, žinai, taip su kiekvieno raundu jisai vis mažiau spaudžia ir taip žiūriu, kaip jisai kampe, jau žinai, prieš mane jisai tai toks kaip, nu tiesiog maniakas eina spaust, bando kirst ir su kiekvieno raundu vis mažiau, nes aš vis lapindau ten keliais, ten rankom, ir stengdavau, žinai, nusiraminti visada. O jis ten žiūri toks visą laiką piktas, visą laiką nori mane užmušti, toks atrodo, žinai, ir žiūri jo kampe, žinai. Pirmas raundas praėjo, antras, tada trečias. Aš jau žiūriu, jisai visiškai jau toksai, žinai, jau nugesęs, žiūri į treneriuką ir toks jau galvoja savo, žinai, apmasto pasirinkimus gyvenime. Ir aš tai, man tas tai toksai dar kaip Goginso žodžiai, tipo taking soul, žinai, man tik dar labiau. Po to prišoka treneriukas, kaip nekenčiu, kaip sako, aš ant tavęs 4 štukas pastačiau. Ačiū už spaudimą papildomą, žinai. Ir tada, žinai, žiūriu ketvirtas. Jau ketvirtam jau nebetiekia, bet irgi bando, žinai, ir vis tiek bankės jaučiasi neblogai, bet jau prigęsit. Ir po to 5 aš įsivažiavau, žinai, bam, jau aš pajutau, kad jau jis nebenori kovoti. Ir jau toks, nu, žinai, ir išgęsmiu, nes iš visų jėgų smūgiuoti, tai yra ką veikti, žinai, ir matai, kad nekrenta, nu, tai šitas, ir šypsosi priešininkas, žinai, tai čia šitas labai, ačiū Dievui, nebuvo geras linčiuotojas, bet toks smūgiuotojas neblogas. Bet... Tai tai kas čia pala? Ir galiausiai ten 5 raundo gale jau ten prasleido ir tenais ir kelnių, ir pilvą, ir alkūnių biškį pataikų, ir per kojas tokių žiauriai gražių. Ir tada jisai ten jau matau, kad ir nuovargis, viskas jau ten sukrito, jau ten ir žiūriu, jau net nesistoja, jau žinai, jau toksai. Tai tada žiauriai gerai jaučiausi ir pagaliau tas toks pasitikėjimukas atsirado biškį, žinai. Yeah. Ir po truputį tada žiauriai džiaugiausi ir dar įsivaizduok, Tailanden kiek, ten galvojau, kiek čia gausiu įdomu, žinai, už tą kovą gavau 100 ir čia, kadangi tas diržas buvo atnaujintas, žinai, visą laiką ten buvo toksai, kur nelabai gražus, o čia atnaujino toks man žiauriai gražus, aš kaip tik jį svajojau, žiūrėdavau, čia iš klubo kovoja dėl tų diržų ir galvojau, norėčiau mano svajoti. Ir sako, įsivaizduok, jie vesininkai apsišygė, jokauju, negražu taip sakai. Bet žiauriai sunervau, įsivaizduok, sako, jeigu nori, tipo, tu gali nusifotkinti, žmonės nusifotkinti, ir palieki organizacijai, žinai, tą diržą. Ne, I want to bring home, sakau, my dream fight, tas, treneriai visi. Ne, šitas brangus, čia brangiausias, sako, diržas, sako, varysim į kitą stadioną, tau suderinsim kažką. Ne, aš noriu šito, kaip vaikas, įsivaizduok. Ne, aš noriu šitas, sako, kokią kainą? 705 eurų. 705 eurų? Tailando mastai, žinai, čia. Suka eurus, ir ten pasirodo visus beveik diržus, kiek aš girdėjęs, kad visų stadionų diržus turi, jeigu laimi, tai turi dar ir nusipirkti, jeigu nori vežti, žinai, namo.
Nu, bet ten už kovą kad vis tiek išsipirkti. kažkokį duoda. Tai gavau 100 eurų už kovą. O 7 PM diržas, kad 100 gauni 7 PM. Nu, tai žodžiu, prasikalė. Po to galvoju, nu, blema, taip paprastai su šampukais nelaksysiu su diržu. Blema, reikia jau ir pasipuošti. Nulėkiau tada kostiumą, nusipirkau 100 PM kostiumą ten ir pasirinkau ten tokią medžiagą, kur iš viso vos gali kilnuoti, ten staltesinė. Bet nuo kosmiškai atrodžiau, tu koks laimingas. Tai diržą ir atsivežė į Lietuvą. Irgi, kaip atsivežti, reikėjo bagažą jums papildomai, kad tilptų diržą su lagaminėliu. Ir čia atsikali. Kiek džiaugsmo suteikia, tai tikrai. Atsikali 5 raundus su marokiečiu, kažkokiu žvėriu, gauni visokių traumų, ten viską mylė kažko, žinai. Savaitę, blema, sunkiai. Skauda, žinai, kojas. Gal aš prižadėjau treneriam į trefkę ateit. Oi, galvau, easy, va, čia buvo, nu, tipo, nebuvo, kad nei prasikirdau, nei dar kažką, žinai. Oi, next day, fight. Vėl pastatęs tas. No problem. O sikir, čia skauda, žinai, nu, tai kai adrenalino, tai tu neprisimeni, ką prasidėjo. Ir galvo atsitrenku, žinai, videoką, galvo, aš tik pataikau, po to pasižiūrėjęs videoką, ir dar mano kitas blidukas škuosio, man, tokia afro pasidarome, ja. Ir taip, žinai, atlėkiu toks visas šlupučiadamas. I can't train, I promise you. Go sleep, crazy guy, sako, go sleep, slowly. Eiktų, bet va tada toks, wow, pavyko, jėgas. Žinai, ir čia toks labai didelis, ne tai, kad aš čia prieš kažką, kad fleksinu ar da, bet čia yra tokia, mano, kaip, to 12 metų, 13, 14, 15, kur aš net niekada negalvau, kad man įmanoma ten diržą kažkai, kur aš tik norėjau profesionaliame ringe ten sukovoti, atidarimo kovoji, kad nufotkintų ir įsidėti profilio fotkę ir ten viršelio, kad čia tipo profilį. O čia tokių, žinai, svetimoje šalyje, už sunkias svorius, neaišku prieš ką, žinai, kiek jau reikėjo, man kiek reikėjo prieš save perlipinėti, kad, toks, žinai, ir čia toks, nu, žinai, tai, nu, savivertę pasikėliau tikrai smagiai ir, nu, Max buvo geras toksai. Nes visada Vitas pasakodavo, va, čia žiauriai įdomi emocijos, nu, aš galvoju, kaip tai gali ten tave palaikyti ar dar kažką, kad tu, tipo, užsienietis vis tiek, bet iš tikrųjų žiauriai daug žmonių ir palaiko, ir ten ėjau po to tą pagrindinę gatvę Banglą, ar Patongų vadinasi. Yeah. Ir turėjo, champion, žinai. Dar trūko tik tai man vienintelė, kad visa pradėtų skanduoti baltasis karys, tai žinai. Baltasis karys. Aš jau, va, taip ir pasivadinti. Aš turėjau tokią idėją, kad, tipo, kai, tipo, rašo tavo vardą, bet po to sugalvojau, nes kaip tik buvau peržiūrėjęs, žinai, ir pasivadinęs, ir įsivaizduoju, to būtų, nes galima vardą, žinai, pasirinkti. Ant savo niekas netikrino. Baltasis karys. Bet tave klausant, tai realiai, nu, va, tos išvažiavimus Tailandą, tai tikrai one crazy ride, žinai, atsiminsi visą gyvenimą, žinai, jau. Žinai, tokius, va, kur, tipo, aš jau kiek laiko nesakau, tą pirmą kartą lėkiau 4 mėnesius ant visokiose kempų žiūrius, nu, bet vis neperlipdavau per save su kova. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Arba ten kaip ir Amerikai kokio, nu visi tenais kempus turi viską kuo profesionaliau, o ten, sako, va, treneriukas, aš kem kovų turėjęs per mėnesį, galvoju, kem kovų čia biškai pasispartai kovą pradėjai ir jau tu nepadedi kojas, ten atsimušęs visas, o čia sako, kem kovų, sako, atsikeliu kartais ryte vienam stadione, po to vakare tam. Galvoju, va, čia tai crazy, bet ten vaikai, va, lažiukai irgi. Bet kartais tas ir yra jaučiu, žinai, kas tas perlipti, turi perlipti. Noriu pasakyti, kad turi perlipti per save, žinai, kad tas, va, kaip ir sakai, žinai, va, berniukas iš Kauno atėjo į boksą kažkada, žinai, nuėjo tada į kažkur į Dainralfą, nuėjo pas Matą ir žiūrėktų Tailandė, kaunėsi dėl diržo, nes tu kažkada pasakei savo taip, žinai, o nepermastai 10 kartų galvoji ir nepasirinkai, kad gal čia ne man, gal čia aš taip nedarysiu, žinai, čia kažką ir, nu, realiai įkvepianti istorija, žinai, jaunas, esi dar pats jaunas, bet jau tiek, žinai, pragyvenęs ir, nu, tikrai. Jo, nes bandau visada irgi imti ir bandau visokius, nes, pavyzdžiui, nu, kokių visokių tik nesąmonį nebuvo gyvenime ir bandau visada sakyti taip, kokių nors pasiūlymų ten, nes, nu, visada ir ten, kad ir tuos podcastus dar kažkur ten
kitokie pasikalbėjimai. Tas, nublemo, žmonės žiūri gyvai ir ten prieš metus, atsimenu, nešiojau kėdės tiem kitokiem pasikalbėjimą, bam po metų, 400 000 bežiūrų ir ten pilna tą šneki prikolinai, žinai. Bet vis tiek reikia po to dar žiūriausia buvo irgi pasiris į treniruotį, viską. Ir sako, pasuka, sako, visai norėtų tave, sako, meiliai be sienų, ten, žinai, tam projekčiui. Įsivaizduoju, visokia, sakau, o tai kas ten. Ir belekai rimtos mažytės, ir dar angliškai derint, galvau, ir visos vyresnės, ten kažkokios, tai kokia versla, tai dar kažkas visos, tam, tai modelis, dar, tokios rinktinės. Ir aš galvoju, ką aš ten stulsiu, aš čia nevau, kur vienas yra savo amžiaus ten mažytę pasiderint, ten videkiukam, dar kažką su Vitu kartu. Ir kita yra, kur tave visą laiką filmuoja ir tam visą laiką, prišoka, sako, su bokso pirštinė veik, sako, ką jūs tumėt, nebesvaikai su bokso pirštinė. Ir toks, žinai, visam laikui, teiktų, bet tenais tai buvo jaučiu didžiausi stresai negu kovoti, įsivaizduok, tai ateini, ten tas mažytės, ten viena mažytė, ten kita, nulėki tą, derina tie produceriai. Sako, durnas tas. Nes tai koks skirtumas, ar tau pliauska ar ne. Tada po to įsijaučiau, po to užmiršau tas kameras, nesąmonės pradėjau daryti. Žmonėm kažkaip sulipo, nes buvo ten kas ir visokias arbatėlės į lovą neša. O aš savo stiliuku, nesąmonės, tas mažytas kirkino. Smagu. Ir po to žiūriu. Po to būna centre vaikštau, kokia teta. O, Rimkenzo, mamos draugė, kai apsikabinau dar. Sako, iš meilės visiems. Ir pasirodo visai nepažįstam. Čia irgi kaziuko mūgį. Mes to iš meilės visiems, žinau. Po to žiauriausiai irgi prie pučių stalo sėdėm, žinai, prieina prie manęs. Kažkokį giminaitės dukra, žinai. Ir sako, tokia mažytė, mačiau tai per televizorių, sako. Tai aš tik galvoju, kad tik nebūtų kokia nesąmonė, kad tik. Sako, kodėl tu laižiai su ta sena tarka? Kitolė, visiškai išniep. Nes ten žiūrėjau, irgi buvo nesąmonė, sakau, ir tom gyvenimas ir gražus vienu momentu, kaip stresuoji, kad ten tave neišrastų, kad ten kad negaudy to, nes ten pasikeitė, ten gal kažkaip atrodysiu, bet galvau, gal įmanoma parašyti pretenziją, kad ištrintų mane iš tos klaidos, net jau žinai, mama sako, tu su savo tokiais gyvenime normalios merginos nesusirasti, žinai. Nes, vieną kartą gyvenam, reikia viską bandyti, viską daryti. Kaip ir sakai, žinai, vieną dieną tu nešioji kėdės kažkokiam ten projektą, kažką, žinai, kitą dieną jau tu sėdi ir 400 000 peržiūrų, bet tikriausiai, jeigu tu tik būtum nešiojęs kėdės, tai nebūtum tu ant tos scenos, bet kadangi tu gyveni tą crazy gyvenimą, žinai, kažkokį turi ką parodyti, turi ką papasakoti, tai, Ko nepasilaižiu su Ukrainietė, vyresnė. O to var ir į antrą projektą. Gerai. Tai tu darai Ukrainą pačią mane patarė. Žiauriai sunku būdavo, aš atsimenu, sunku būdavo suderinti, žinai, tokį lifestyle, kur tipo leki visur, kur kviečiai, ten visokių prisižiūri, prisidar. Ir tą tokį profesionalumą, žinai, kiek visokių, žodžiukas iš karto, bėgu apšilimu, jau matau, kad nemėloji, viskas gerai, aš padarysiu. Dabar jau kažkaip stengiuosi, kad ir kartais užsimanau, žinai, ten kur nors nulėk kokią nesąmonę, pavyzdžiui, kaip klausėt dėl to, tipo, kaip susivaldai nuo tų nesąmonių, nuo visko. Tai jau dabar man 100 atmazų gaunasi tam. Bovdai, visą savaitę būsi atkritęs, tu dar svorį nepadarys, bet jaučiu, čia Dievas man tą su svoriu problemą, kad aš taip nelėkčiau jaučiu, padarė. Nes iš tikrųjų galvoju, neišsimiegosiu, negalėsiu normaliai sportuoti, tą svoris nekris, nes aš neišsimiegu, tada noriu kitą dieną labai valgyti nesąmonį. Ir naktį dar būtinai pavalgau, žinai, jeigu taip. Ir visas išmiega. Kad tuščius skrandžių įmiegu, karalystė nešok. Jo, tai vėl pašnekam apie kovas. Artėjantį kovą, dabar dalyvausi turnyrą artėjančiam Utimijai ir jau dabar niekur nelėks jau.
darysi čia jau dabar kempą. viskas su treneriuku, ramiai. Tai su Tadu ruošitės? Jo, su Tadu. Šiais man labai pasilgęs buvo. Jo, šiaip, o tie pasiruošimai su Tadu, tai realiai sakyčiau, kad viena geriausių to formų ir patarimai iš kampo, ir viena iš patarimai iš kampo žiauriai būna geri. Ir matosi, kad daug ruošiatės ir tokių paslėptų gal kombinacijų, nes užšifruotai net sako. Jo, po biški mes labai stengiamės susidirbti, tai va tą tokį, žinai. Ir labai man patinka, kas Lietuvoje nėra labai populiaru, kad, žinai, kad treneris yra maks idėjiškas, o man, pavyzdžiui, Tadas Rinknevičius yra toksai, žinai, fenomenalus treneris, nes jisai, kaip pavyzdžiui, sulyginčiau su Vito buvusiu treneriu. Ten jis yra Kondratas, toksai bokso treneris, dėl ko jis, aš taip žavėdavausi, aš net norėjau vienu momentu į boksą pereiti vien dėl jo kaip trenerio, nes ant tiek žmogus atsidavęs savo dušę, kad įsivaizduok, Vitui lėkdavo, kai tėvai buvo išrėkę kokie, tai jis ateina pažiūri, ar maistas pagamin, ar ką valgo, gal pagamint maistą, dar kažką į stovyklas, gyvendavo tuo, žinai. O čia irgi, man labai įstrigo žodžiai, kur tada sako, jo, aš tai spėju, ir padirbti, ir tą, ir treniruotės pavestas menis, nuo 5 ryto jis veda, po to varo padirbti. Tenais statybų vadovas yra, žinai, ir tada dar toliau veda, ir kartais matau, koks pervargęs būna, ir, žinai, vis tiek reikia klausytis, ir Puidaitę turi, ir Vanatą, ir, žinai, visi mes turim tų, ir jis viską išklauso, stengiasi patart, ir kartais matosi, kad jam irgi sunku, žinai, būna visokių, žinai, ar tai pervargsi dar kažką, bet vis tiek, toks labai įkvepinti asmenybė, ir jisai man kažkada sakė, aš daug darbų dirbęs, ir sako, jeigu man darbas trukdo su sportu, aš metu tą darbą. Ir jis, žinai, kur nei jisai ten nori žiūrėti, kad tu tenais čia tu turi tą, čia reklamuok tą, arba tenais kelk į tą streką, ar dar kažką. Ne, jisai toksai, žinai, ar tenais tu turi man būtent tiek nuo kovų duoti dabar ir taip toliau. Ne, jis visai taip, kaip tu, toksai, žinai, grinai jaučiasi. Jis nori iš tavęs juodo darbo ir kad įdėtum pats dušę, nes jis kiek atiduoda ir jis nori. Irgi, man labai patiko irgi dar vieni žodžiai, kurį sakė, žinai, patiriu. Sako, man, kad jūs pralaimėsit, man nieko baisaus. Bet man, sako, aš labai nusivilsiu jumis, jeigu jūs, žinai, po pralaimėjimo, jūs, sako, nebegrįšit pas mane į salę. Žinai, tada man bus liūdna ir tada nuvilsit man. Bet sako, kiek jeigu nepasisekė, vis darom išvadas, stengiamės, einam toliau, žinai, ir toks, žinai, toksai labai man. Jis dabar, taip klausant, tai visiškai skirtingas požiūris, negu buvo kažkada tavo gyvenimas su kitais žmonėm, kur, žinai, susidūrė, kur tu sakei, kad minėjai, kad jeigu pralaimėsi, tai čia bus problemų, čia bus tave žmonės nuo tavęs nusisuks galvos klaunas, o dabar klausant tavęs apie Tadą, kad visiškai kitaip, kitokia metodika. Visiškai kitokia ir tą, sako Ramus, pavyzdžiui, paskutinį kovojimą su Misiun kovojau, aš jaučiu, kad pirmą raundą gavau ir galvoju, kaip čia dabar, žinai, galvoju, žinai, ten būna, čia kai ant manęs rėkia ar dar kažką, tai aš kažkaip man pasąmoniškai gaunasi atvirkščiai darau, žinai, kai ten sako, dar. Aš kaip tik, nežinau, kas man. Atmetimas. Reakcija. Ir jisai sako, tu baisiai gerai varai, sako, nusiramink savo stiliuku. Ir irgi, kai, pavyzdžiui, Bazmatas sportuodavo, man geriausias patarimas, ką sako, nusiramink savo stiliuku, žinai. Tai čia irgi nusiramink, viskas gerai, viskas pagal planą, sako, rimtai? Tada nusiraminau, gerai, sako, taip, ištamam, dar ne visada jo visas kombinacijas pritaikau, ką jis sako, bet jau nuo pirmų tų mūsų varžybų jau po truputį, jau 7%, kiek atidirbam, žinai. Ir taip, labai smagu matyti tą tokį progresyvų kilimą, kad ir, dabar jau nebebijau tų pralaimėjimų, žinai, nes jau ir tikrai jau labai sunkiai išgyvenau ten tos pralaimėjimus, jau man kiek svarbu, žinai, kai tu tam atrodo visas tavo gyvenimas tik tai ta kova, dar kažkas, bet patiko ir George St. Pierre tie žodžiai, kad jis, pavyzdžiui, varo, irgi buvo George St. Pierre seminaras banktavo, bet tada pataupėm pinigų, iš toli labai žiūrėjom ir po to peržiūrėjau jo dokumentiką, ant kiek jisai yra toksai, aš galvoju, tai čia toks be asmenybės, be ką, bet peržiūrėjau dokumentiką, jis man tiek prie širdies, taip gailiausi, kad nelėkiau.
galvojau tada, 200 čia, blem, dabar kad ir 500 mokėčiau. Nes įsivaizduok, jis buvo MMA kova, žinai, jį ground and poundino, o jis dabar ground and poundino ir jis pasidavė, patepiautino. Ir čia jam buvo, aišku, labai gėda dėl šito ir taip toliau, čia visiems MMA kovotojams gėda, kad nuo ground and poundino galima pasiduoti. Ir aš tada prisiminiau, kad aš kažkada irgi buvau ten, ten prigautas, kad kovočiau MMA, žinai, ten prieš tokį baisiai gerą Baltarusą. Ir mane jisai nusimetė, aš net nemokėjau, nei ground, jis sako, tu čia pritaškuosi čia Dainalfe, žinai, kai sportau ten jie, labai visur. Į visur važiuoja. Važiuot, kad važiuoja, žinai. O ten ir taip gavosi, žinai, kad nusimetė mane ant žemės, nežinau net ką daryti, muistus. Ir tą pradėjo, ir dar aš ne tai, kad paprastom, žinai, kaip ten nemėmėtusi, bet su full, žinai, su alkūnėm į galvą. Ir vieną alkūnę, antrą, bandžiau laikyti, ką, nepratėte, raumenų, mano tik tai straikint, ir užpumpavo ir atsileido tos rankos, žinai, kažkaip bandau tą, bam, alkūnį prišėlę, jau toks trakšt, girdėjau, galvau, sulūžo žandikulis, ir čia dėl to 100 pėm galvoju, tipo viskas, jaučiu, kad juodėja akise, tam irgi patepino, kokį gėdą, žinai. Ir kad kvitinau ir po to jau daugiau niekada, žinai, net, ar tai kaip bokso kovas stengiaus, niekada nepasiduoti, reit, kad ir vonę, pavyzdžiui, prasileidau šoninį baisų, tiesiog viskas. Sukritau ant žemės, visiškai aš nesiorientuoju. Galiu kovoti, žinai, po to laiko, žinai, kartais tokie būna nusėdimai, bet po to jie tave taip. Pakelia. Tai va, tavo karjerai buvo pakilimo tikriausiai, ne? Tai buvo nusėdimo. Nusėdimo tai 100. Buvo nusėdimo, bet be to bumper ride tai tikriausiai neįmanoma niekur gyvenime. Aš irgi, kad tipo, tokie ir kaip tik, kad tas kontrastas būtų, žinai, jeigu tau visada eis vien tos pergalės, tai tu jas taip ir nesimėgausi jomis, žinai, bet turi biškį ir to sunkaus, žinai, praeiti, nes tas ir duoda to tokio. Kad žinotum, kas yra gerai, tada žinot, kas yra blogai. Biški humble tada tampiau, kai pabūnė aukštai, pato krenti ir vėl. Gal būti mastai. Jo, biški kitaip pradėti žiūrėti. Žinai, tuo momentu atrodo, tu kaip čia svarbu viskas, kaip čia svarbu, bet aš čia tą stoicizmą pradėjau labai domėtis, Marko Aurelijaus tą knygą. Ir tas, žiauriai man padeda prieš kovas jo minčių paskaityti. Ir jisai primena, kad čia, tipo, mes visi atėję čia trumpam laikui, žinai, žemė, pagalvok, kas po 10 metų, kaip tau bus svarbus šitą akimirką, žinai. Ir taip pamastau, tipo, gerai, pralaimėsiu ar dar kažką, ar aš nebandysiu, net neįsiu kovot, ar aš eisiu kovot ir bent jau, žinai, parodysiu charakterį, paeisiu prieš save ir, tipo, su kuo geresniais ir priešininkais ir į porą eiti, stengtis, ir taip, žinai, ir irgi po to prisiminiu, nes, žinai, irgi gali ten trose trefkėse pasirinkti priešininką, kur tipo, koks naujokas atės, arba ten tipo, toks, arba gali pasimti, kur tai jau tu matai, kad tave tenais ausginai, maudys, kaip tik norės mėtis, ir renkiesi tuos ir žiūri, kad po kurio laiko tave audžia, o žiūri, kad tu jau sunkesnis audinys, žinai, jau Nes ir One Championship tavo antra kova buvo prieš ten mega irgi ten. Kosminis, tenais rusų, tenais po to pasižiūrėjau YouTube, tu ten. Geras. Tikrai geras, žiauriai. Ivanas Drago. Buvo ir ta Maratą ant šiknos pasadinės, kur tipo jis niekad neturės, kiek aš matęs, knockdownų. Ir buvo jam šoninį pataikęs, kad atsisėdo trumpą. Tai buvo toks, jo. Nes tavo planavo su vienu planavo. Smoking John Atabutą planavo. Tai ten tai iš viso. O mums sako, matchmakeris sako, easy fight. Sako, baigtų, čia jis senukas. Jo, blemba, senukas, dabar mačiau kovojo prieš Tavančajų ir blemba vos ne nugalėjo Tavančajus. Tai aš žiūriu tą, aš atsimenu, kai ruošiausi tai kovai, žiūriu aš ir neįsivaizduoju, kaip įmanoma man laimėti. Nei kojam geresnis nėra, o ko mač geresnis, už 7 muša, kaip už 8, ar net 9, tokios net pankės, kur... Kaip negerai, nesusitvarkiau su savimi. Po to pakeitė į tą, tai tu įsivaizduoju, koks palengvėjimas, galvoju. Ačiū Dievo, bet jau ne šitą žinką ir jam gavusi. Tada pačiam mintise, easy fight.
Žiauriausia vonė tai pakeičia į tą tipo, oi, kaip gerai pasižiūri YouTube, oi, negerai. Ai, tu statinis, ar tiesiog galvo, eik, tu statinis, čia neįdantis, atpyčiu. Neįdantis. Pasižiūrė. Žiūri, highlightų video, žinai, 5 minučių highlightinis. Tai aš po to žiūrėjau su tokiu jis priešininku, kur buvo Lietuvoje, kovojas, ne, ir Žoras Atavienų kažkoks toksai, ir jisai kosminį geras, ir aš mačiau, kaip jisai tas kovas, belia kaip gerai kovoja, žinai, ir tas, kur aš kovojau, jis buvo nugalėjęs tą, o aš ten jį žiūrėjau, galvojau, čia tai kosminis, tai žodžiu toksai, bet bent jau, o jeigu būčiau su tuo Smoking John Atavutu sukovojęs, tai būčiau dar didesnis superstaras ten, tai, žinai, nes jie visi žino Smoking John, o aš pasakiau, kad su Smoking John turėjau kovoti, what? You have Smoking John, you crazy? Pas juos labai ten primta, kas su kuo kalės ir kas ką. Ir va, kiek dabar irgi mačiau su Smoking John dar vieną tenais užsienietį tokį labai gerą, kovojo, ten jį baisiai, tą užsienietį daužė, pavargo daužyti, o tas vis nepasiduoda, žinai, ir eina į priekį, ir žinai kas, ir galiausiai visų numylėdėlis tapo tas kitas, žinai, nes tipo nepasiduoda. Senoji geroji rokio istorija. Pas juos, tai pas juos yra svarbiausia pas taicus, kad tu tipo rodai širdį, žinai, nes ten, va, kas baisiausia gali, tai tik pasiduoda, žinai, nes ten visą laiką eiti priekį. Vaikus ten pamatai, tipo, kad ateina ten koks verkiantis, tai gauna net, tipo, trunko presą, dar kažką ten jį kankina, po to po savaitę žiūri, kad jau jisai be emocijų toks jau bėgioja ir laksto. Tik pradedi verk presą skauda. Ten vaikus teiktų savo kaip ungimą. Ką, seni, gal ką, keliamės prie žiūrovų klausimų, tikriausiai ne, jas jau kaip čia ilgai. Turime, ne? Turim klausimėlių, čia tu neįsivaizduoji. Yra tokių įdomesnių klausimų, nežinau, ar jos visus užduos. Nes šiaip manau, kad reikėtų netgi antrą laidą daryti, nes čia tavo istorija, tai ta prasme, išgirdom, manau, tik tai mažąją dalį, žinai. Tai pradedam klausimus, turim tokių įdomesnių hipotetinių, tai kadangi čia kova artėja, tai siūlo dar vieną kovą, ar eitum prieš Tarzaną 1-1, ar Viršilą vėl jungtum geriau. Įdomus klausimas, šiaip su Viršilą tai kovos jau nežinau, kiek laiko venginu, nes tipo aš nematau kažkaip ir nei prasmės, nei ko, bet taip iš tikrųjų kartais pagalvoju, taip žinai, labai turiu tokį dviprasmišką, tokį, labai jisai jau kiekis laiko mane kalbina, kad su juo sukovočiau. Kad revanšą? Jo, ir tokiom rimtom akim žiūri. Aš visą savo gyvenimą, žinai, atidavęs šitam sportui, o jisai, taip, nėra, kad visiškai pasidėrė, bet... kultūrizmą labiau pasidėrė. Va. Ir žinai, ir taip kažkaip, nežinau, bet ir atrodo, gal ir norėtųsi duoti šansą. Ir taip, būtų labai gražu ir visai įdomu, man būtų smagu iš tikrųjų. Bet taip pagalvojus, kad, tipo, kur, kaip, ką, čia tokių daug visokių esminių dalykų. Gal ne šitoj karjeros stadijai linkėčiau tau dabar kovos. Man dabar yra visai kitokių tų tikslų ir taip gal ateityje dar patobulės, tada, žinai, kaip. Nes dabar aš labai noriu, tipo, iš tikrųjų, kaip kovotojas tobulė, nes jaučiu, kad iš tikrųjų aš po truputį pasitikėjimas savim auga, kad aš iš tikrųjų, neseniau aš buvau varomas, žinai, to, kad Matas negalėdavo, žinai, kovoti, ir jisai, žinai, aš manau, kad tas toks mega tikėjimas manim, tas toksai, žinai, net ant viršelio būdavo seniau užsidėjęs mane, kur aš sufotoshopinau su Vono diržu save, žinai. Žinai, tas toks tikėjimas seniau pamatydavo aš Matą ir iš karto dingdavo man tas nuovargis, ten visokie savęs griaužimai, dar kažkas, žinai, būdavo tas toksai mega palaikymas, žinai, nes tas labai svarbu, žinai. Ir, ką žinau, iš tikrųjų, tai norėčiau dabar rimtų kovų ir kuo toliau tuo rimtesnių, kad save tikrint, o ne ieškoti seniau, gal ir būdavo tokių minčių, kad nepasitikė, bet šiaip iš tikrųjų tu augi ir mokaisi gyvenimo pamokos vis tiek eina iš pralaimėjimų, iš sunkių laikų, iš geriausiai patobulėjai, iš sunkių treniruočių, žinai, iš sunkių sparingų, ne tai, kad tu ten pritrankai kokį nors silpnesnį, žinai, kas iš to, ne. Tipo, smagu, žmonės, kurie nesupranta, galvos, kad čia čiampai, bet realiai pats prieš save tikriausiai. Tai tada toks yra klausimas kitas išėjęs buvo,
Ar kada sugrįši į tą 67 kg, 70 kg, kaip pats manai? 7, tai nemanau labai vargiai, bet kad į 70, tai jau čia mano jau sena tokia svajonėlė, kad jau tipo, žinai, bet su tais savo valgymo sutrikimais būdavo, bet va, aš Tailandė, tai įsivaizduok, net šitą susitvarkiau, buvau nusipirkęs dietologės paslaugos, tokios FUTS institutė, tenais master degree, nors ir Lietuvoje turiu patį geriausią, specialistą jau mano draugelis tapęs, jau, žinai, jis man tikras draugas, bet, žinai, galvau, jau čia į Tailandą jisai man nebuvo, kad labai entuziastingai patrėlė. Ir taip galvau, jau tik mitybą sutvarkė. Dar aš jam apkrausiu čia, dar kad čia tos visokius, galvau, pabandysiu, žinai, kad tą ir jinai man liepdavo, žinai, tipo, valgyti kuo dažniau ir o aš buvau atradęs kartu su juo, susuėtą savo, kad mes, tipo, apestinam, tenais vitaminus, viskas susidėliojam ir, žinai, Lietuvoje, žinai, visos pakuotės, viskas aišku, ten taiciškai surašyta, galvo, šitą padės, viskas bus gerai, čia man surašys krepšę ir ir atrodo, žinai, pradėjau valgyti, tas svoris 4 savaitės laikėsi virš 9. Paranoja, įsivaizduok, va, taip, atsikeliu, vietas, kiekvieną dieną irgi sako, man reikia tu tavo vlogus daryti. Atsikeliu, žinai, čia pat baisus, sakau, užšoko ant svarstyklių, taip, jau vos ne kaip senukas, pradeda permušinė širdis, toks žiūri vieną tašką, viskas, nieko nenori. Sako, tai kaip svarsi. Stovi, žiūriu, čia aš nebenoriu, galvoju, iššoksiu pro langą, čia taip užlisu, sakau, jaugi praeitą kartą dėl infekcijos negalėjau sukovoti, tai dabar dėl šito nuvilsiu tuos. Nes ten buvo, kas rašė, žinai, mes pirkom bilietus, norėjom tave pamatyti, ir taip, žinai, tada po to jai parašiau, atsiprašau, bet aš darysiu savo metodų, sako, tik nefesting, žinai. Nes po to, žinai, nuo tų jos, jinai leidavo ir pavaigė ten sumoderėti, jinai pasiūlydavo viską, bet taip, žinai, jau taip mane užlius, aš jau pradėjau net norėti, kad pasikankinti ir numest tos svariuką. Bet dabar į Lietuvą lėkiau, susitikau, čia kaip tik prieš tai buvom susitikę, susidėliojom planą ir dabar fesino 2 diena, mūsų mama WhatsApp'ą, kad mama valgė, aš žiūrėjau, mamai viską, mama nori tau nupirkti šitą, žinai, ir mama sakė, mama, kaip skoni? Šitas geras, šitas irgi nenori. Kur seniau būdavo, tai mano tie valgymo sutrikimai mano tiek gadindavo gyvenimą, įsivaizduok, aš bijau pas mamą į svečius atėkti, nes žinau, kad šiltuvė kažkas bus ir aš nevaldomai suvalgysiu kažką. Eiktų kažkada apsipykom biškį. Reikia nunešti mamą ten svečiam pasinešus sausainiukų, o man nuo to streso užsidariau į vonę visus sausainiukus. Ir po to grįžimą, žinai, ir nemokė tu, tipo, labai, žinai, kas yra blogiausia, kai tu, tipo, turi kokie maisto produktai yra blogi, kurie geri. Ir tipo, tu tuos blogus savo neleidai, o tu atrodo, tau, kuo tu labiau neleidai, tuo labiau norisi. Ir galiausiai nusėdė taip kosmiškai, pasakai savo, kad paskutinė diena ir po kažkiek laiko vėl, bet dabar taip, žinai, buvo, kai tai buvau, moderiai taip biški. Ir išmokau vieną sausainiukus, tipo, netampo manęs, nelaužo čia, nenoriu tą, kas per, nesuprantu, kas per jūsų. Sakau, Vitai, varom į kavinę. Toks Vitos pašokas, kaip suprastu į kavinę, tipo, nežinai, jeigu aš suvalgau kavinį, jau toks mane žiūri, išsišėpęs, nes aš jau sumastęs 7-Eleven pasislėpę, dar kažką, tas, štai. Eiktų, tai čia mano tas toksai prieš šitą, tai manau, kad, čia yra mano visada, net kiek čia jau 3 metus į žvagutę kaip pučiu, kad tik tuos emocinius valgymo sutrikimus susitvarkyti. Ir dabar jau aš matau, kad jau į tą finišo tiesę, nes buvo tikrai jau čia su šitu, tai niekam nelinkėčiau ir seniau, žinai, juokingai iš tų stambesnių žmonių pas juo būdavo, bet aš nebejuokingas. Tai buvo ir klausimas, kaip yra klausimas, kaip susitvarkei su emociniu valgymu, tai kaip suprantu, čia jau beveik susitvarkei. Jau. Beveik, dar biškai trūksta, bet... Nes yra vienas draugas, kur aš ten jam visada rašau, aš jau pagaliau. Kiek jūs, arba karto. Aš atsimenu, esam ir susilažinę, kad aš ten tokiai
merginai. Žinau savo istoriją. Nerijaus istorijo. Čia nerijus, tai lažinasi su draugais, sako, draugas ten koks ruošiasi tuokti, žinai. Jis sako, aš tai nusimesiu, sako, tu jo, nusimesiu, kas čia yra. Nu, galiausiai nėra ką prieaugęs būna. Tai nusimetu, bet paskui tik. Tai va, tas žiūrės, nu, tipo, jo, galima nusimesti, žinai. Bet sugrįžta su kupu. Sugrįžta su kupu, va, tai va tas moderėti, nu, va. Ir aš, tipo, visimas, po varžybų galėsi valgyti. Ne, aš nenoriu valgyti, aš noriu laikytas, man taip smagu, tas lengva, žiūrė, čia pasiemi nėra. Nu, toks, žinai, va šitas tai ir žiauriausia, tipo, nes visi tai žinau, kad tu čia ilgą laiką nevalgęs, nes, žinai, mato ir kitas, tai UFC fighteriai kaip išpratė, žinai, bet po to mes su Vitu žiūrim, jis buvom tam banktavo, jisai praeitą kartą buvo su tuo pačiu populiariausiu fight dietitianu, kuris, įsivaizduok, net kovos dieną mes nesuprantam, už galvų susiėmė, net kovos dieną, sverimų dieną, kai jau ten lieka, ten 5-6 kilai, ten jau saujelė tenais, dželibynų visokių ten, tai picos, tai dar kažką ten, ir taip galvoju, kaip jie čia taip, bet po to jau dabar išsiaiškinau, kad iš tikrųjų, jeigu tu žiauriai nori, nu tai biškutį išaugai, savęs, nu ir kažkaip bandyti negriaužti. Ir bandyti, va ten, pavyzdžiui, aš peanut butterio esu nesveikas, man esu suvalgęs kažkada 700 gramų ant karto. Dar su kompariokam gyvenau. Same, jie buvę viskas. Ne, normalu, bet ant duonos, ant juodos duonos ir viską ir daugiau. Ką tik, ant kopūsto. Ir dar liko 200 gramų tos kilogramo, pripyliau vandens maišiau, bet tik sugadinti. Eiktų, man tas peanut butter kopūstienė. Po 2 kartus, po 3 kartus šaudo, ten po šaukštuką ant kažko, dar kažką. Ir taip, žinai, po truputį, ir toks jaučius. Gyvos, oho, nu gerai, svoris gal nelabai krenta, bet po biškai, žinai, tos apimtis mažėja, gal ten dėl raumenų, ten to, dar kažką. Sakau, Vitai, man reikia kažką daryti. Davai varau sportuoti daugiau. Davai, varom fizo, pasidarom. Bėgam prieš trefkę. Ir taip tos trefkės aidančios. Nu, davai, kaip rezultat? Tokie patys, toks pervargęs, visas nusiknisęs. Jau net ir miego režimo susitvarkiau. Nustojau visokias nesąmonės daryti. Ir nekrenta. Viskas, sakau, Vitai, aš nebegaliu tam Tailande būti savai. Ir aš visada kaltinu šalį, žinai. Ir jis visada da. Ne, viskas gerai. Ir dabar, va, kai jisai susirašiau čia kažką. Blema, sako, ir man pradėjo negrįsti. Ir aš nebemėgstu Tailando, sako. Bet skalinau, jaučiu nusivednis ten man gerai. Bet sakau, va, būna, kai tom savo mintim užsida. Nes, o, pavyzdžiui, Lietuvoje man labai padeda tai, kad vieną kartą į savaitę, va, pavyzdžiui, Lietuvoje su savo nutrišionistu, kai dirbu su juo, tai mes vieną kartą į savaitę pasižiūrim tą svorį, nusinčiu, pažiūrim, kas buvo. Ir net Lietuvoje, va, pavyzdžiui, nu, tai man čia buvo, apšiai, kosmosas. Jeigu aš su fastingu, žinai, nusimė 2,900 kalorijų, man žiauriai lengvai krenta net su 2 apsėdimais, ten po tas 10 štukų. Ir jis krenta reguliariai, žinai. O čia, va, valgau, kad ir po 2, 5, 2, 7, bet tenais outbiški, dar kažką, biškutį tą, bet man jis taip lėtai krito ir ten po to stovėjo, bet jis sako, viskas normalu. Ai, nebegaliu pasitikėti, sorry. Ir taip savo vėl pradėjau ten badavimus ir va, grįžau į Lietuvą ir dabar. Bet tai gal... Taip, tampam maisto ir va, tikiuosi. Pagaliau tikiuosi, nes, nu ir va, savo sakau, nu galėsi, gali, bet kada žinais. Bet tai va, klausia, gal reikia nesikankinti ir pereiti į heavy weightus? Jo, jeigu su tokiu mąstymu, ne, tai, nu tai heavy weightus galiu kiek noriu, ne? Ką reiškia pereiti, žinai, kai tu esi čempionas heavy weightų. Ką, jau esu vaitį, Tai čia iš tos paties, žinai, tipo, klausia, kaip jautiesi dėl esamos padėties profesionalioje karjeroje, kur matai save ateityje. Tai čempas jau, viskas. Dabar tik išlaikyti. Jo, bangla čempiono, diržo čempas, nu. Dabar apginti reikia. Jokinga palota, tai tą be kovojant ten be sportuojant, ten žiauriai gerai susiradau visokių, žinai, draugų žiauriai gerų ir įsivaizduok, ten tam
patikau, va, ir Vitas žiūri, jam patinka, ir mane va prikalino pradžioj, kai tik atlėkiau, žinai, ten prašėm nuolaidas, bet, žinai, taip nelabai suinteresuotas buvo, bet aš tenais po to pasilikau ilgiau ir jisai taip, žinai, patiko, ir po to Vito klausė, kaip mano vardas, žinai, Dovydas, žinai, ir jisai bandė prisiminti, bet taip, jis, žinai, bando prisiminti ir taip draugiškai, taip gerai sutarėm, ir po to jisai prie manęs kažkuria dieną taip prie jo sako, sako, tu aš kadangi kickboksą, bet ten pagrindinė MMA, Muay Thai, sako, į Japoniją, sako, turiu draugų, kuris tipo galėtų paderinti, žinai, ir kickbokso kovų, tai žiauriai norėčiau į Japoniją sukovoti kovyčių, tai galbūt net pagrįšiu, pafaitinti, išbandyti save Japonijai, žinai, Geras. kickboksas, tai ten superinio lyga, žinai, ir man visas tas promotionas, viskas, tos raidės, taip viskas padaryta, jie ten man, wow, tai sako. Geras. Ir jiem ten ir tie įėjimai iš viso kosmoso. Max palaiko 7,000 žmonių būna arenose, žinai, jau ten irgi. Nuo senų laikų, jo, ten kosminis lygis, ten tai, kas liečia kovas, tai ten jie išprotėja iš viso, ten pamišę. Tas palaikymas, ten reikia. Nuo praidų, nuo visų tų, tai... Ir ten girdėjau honorarų neblogų būna, ir ten, ką žinau, pasibandėti. Nu tikrai būtų smagu pamatyti, žinai, lietuvišką veidą Japonijai, tai visą laiką smagu pamatyti, žinai, organizaciją. Po to dar noriu tais karčiuokai sufaitinti bent vieną kovytę, nes mačiau, kad, bet, nu, toks būtų tikrai geras išbandymas, žinai, savęs. Nes, žinai, ne visada ten svarbiausia pergalė, bet svarbiausia va tos, nu, bandyti, nes va, irgi girdėjau kažkur frazę tokią, kad kažkas man čia sakė, kad, tipo, nu, kaip tenas, trofėjai renka dulkės, o akimirkas visada nešiojame su savim. Gera frazė. Visi taip susimosiam dabar. Tokie prisiminimai, momentai gyvenimo, flashbackai. Tai iš to paties čia tada, kur matai ateityje, kaip ir atsakėm, bet... Nežinai, nu aš stengiuosi dabar visada šiaip galvodavau, nu čia svajoji ir tos svajonės, tie per dideli norai, žinai, jie, nu tai biški laužo, jeigu tu bam nepavyksta tau, ar ten kokia nors tas atsitinka tas. Tai aš manau, noriu dabar stengiuosi būti šiuo momentu, mėgautis kuo daugiau, nes, nu, tos visą laiką jaunas nebūsi, visą laiką, žinai, neturėsi galimybės, kaip ir va, man draugai sako, kad, tipo, nu, bet kada spėsi ten kokį nors ofise darbą arba į statybas kokias, nu, jeigu dabar yra galimybė, varyk, sportuok, daryk, bandyk. Tai aišku, šiandien. Vienareikšmiškai. Žinai, tai bandysiu kuo geresnį savo versiją būt ir po to žiūrėsim, galbūt man pavyks, gal atsiremontuoti prieš kažką, gal sukovot, galbūt net į aukštą lygį užsienį vėl sugrįžti. Kaip ir sakai, gal Japonijai žiūrėk po metų. Bum, jo. Japonijai bus. Gal taip. Pirmą su matu sukovokit, nes čia 5 metus organizuoja. Apie ką šneku, matimo, nu, žinai, oi, čia apie save, blema, reikia su matu sukovoti, žiūri, įdomu. Nes jau mes praeitą kartą galvom, o jau čia nenukels, viskas gerai. Tai kas buvo, nukėlė. Tai kiek planuota, žinai, gali planuot. Va, tai iš to paties apie priešininkus, tai klausia, turim vieną nuolatinį klausytoją, kuris klausia, ar norėtum sukovoti su Nauriu Lukošiūnu. Ką, nu, visai įdomu tikrai būtų. Esu ne kartą buvęs palinguose prieš savo pirmą, kaip ta profesionalią kovą, po to dar vidury. Tai šiaip, nu, nemažiau įdomu kova būtų. Nema kietas ir šiaip, nu, žiauriai patinka. Ir kaip asmenybė, šiaip seniau nemėgdavau, galvodavau pasikėlęs toks, bet dabar tai žiauriai patinka. Nu, toks, žinai, irgi visi mes kovoti ir kuo toliau, žinai, kuo daugiau netyčia, kuo daugiau stebi, kuo daugiau žiūri, kuo daugiau, nu, šneki ir tikrai faidai ir yra palaikęs, žinai, taip, sako, va, čia kaip pralaimėjau padrikščio, sutikau į Circle-K. Aš nes mano apsėdimo vieta dažniausiai būdavo Circle-K, mano didžiausias priešas, to emocinį valgį Circle-K. Tailandėse čia Circle-K. Visada dirba ir įsivaizduok, jis sako, apsikrau, čia sako, čia toks sportas, tas, taip, žinai, ir, nu, taip paramino, tai galvoju, geras, kaip fainai, žinai. Ir, nu, tai aišku, bet dabar aš žiūriu į tas
kova, žinai, ne tai, kad, tipo, kad čia kuris kietesnis, kuris tas, bet kad tu pasižiūri savo iš kiekvienos pralaimimo ar laimimo, tu turi žiūrėti, ką tu blogai darai, dėl ko tu prasileidi, dėl ko tu ten tą darai, nes seniau irgi žiūrėdavau, tipo, pralaimėjau, dėl ko pralaimėjau. Čia man matchmakino, čia man mane antrai kovai pakišo, tą kaltinį kitus, bet kai galėčiau, tipo, pasižiūrėti, gerai, mano mityba tada buvo šudina, apsėdinėjau, tenais gruzinaus, visada blogas mindsetas ir tiek visko susidėjo, žinai, kad ten aš tam nepasirišt, tą svorį reikėjo iš anksčiau žiūrėti, reikėjo daugiau žiūrėti, kaip aš tas rankas, kaip reikėjo paruošti taktikėlę, dar kažką, žinai, pasitikėti daugiau savim, psichologiškai, žinai, padirbti. Ir tokių susirašai, ir dabar, taip irgi pakeitęs mindsetą, kad, tipo, labai norėčiau, bet ir kad ir su Dominiku, kad ir kaip palaikau, kad ir kaip man linksma žiūrėti jo stories ir viską, bet norėčiau su Dominiku, pažiūrėjau, tik dėl to, kad pamatyt, ant kiek aš patobulės prieš ilgesnius priešininkus, nes tai aš labai daug dirbau su ilgesniais priešininkais, aišku, ten biški maudydavo mane pačioj pradžioj, po to jau žiūriu, kad ir pats neblogai sujudėdavau. Tai žinai, va, toksai sportinis interesas, be jokio pykčio, žinai, nes man svarbu, content creatorius, aš ten kuris linksminu, man nuotaiką sukelia. Kartais nejau, kai jisai daro, kartais nuotaikos sukelia, aš jam reakim, sakau, valandė, džiauriai gerai, po kovų irgi, kad ir tenais visi stumė, kad ir ką, aš blemo, man kartais tas širdis suskausta, galvoju, vis tiek charakteris, vis tiek įdomu. Ne, tai vis laik įdomu, blemo. Vienas ir vienintelis toks Lietuvoje, ir tai aš visada parašau kokią žinutę palaikymo, nes, reikia vis tiek vieni kitus palaikyti, čia nesuprantu kartais. Aišku, kiekvieną savo kelią pasirinkam ir kaip norim save perteikti, taip norim, reikia biški daugiau to mums kartais. Na, matai, tu arba būni gerėtis arba blogėtis. Jis dabar toks Lietuvoje skaitosi blogėtis, bet iš to tas tipo blogėtis, ką daro, jis užsidirba iš to pinigus ir dabar toks etapas. Ten, žinai, neamžina tai yra. Dar kitas toks klausimas dabar pas tave, kadangi tu galima sakyti, eiti per visas svorio kategorijas, tai yra planuose kova su Narausku kokio? Būtų žiauriai įdomu iš tikrųjų. Pasibandyti, bet vis tiek, grįžtam prie to pačio, kad dabar vis tiek fokusas. Pirmą fokusą, viskas. Nereik per daug prisisvajoti. Čia realiai jau dabar aš įsivaizduoju šitą kovą, jeigu būtų filmas, jeigu būtų kažkoks filmas holivudinis, tai jūsų kovojat ir baigėsi filmas, žinai. Kino teatras. Manau, bus statomas filmas apie šitą kovą po daugelio metų, žinai. Klausimas yra dar, kuriame rajone užaugai? Šilainėse. Visą vaikystę ten ir praleidai? Jo. Tai tada klausimas iš kelintų? Šitą užmirštų. Aš nežinau irgi. Kur yra Bravo Alko, tarp Bravo Alko ir Gėlių kioskų. Tu Šilainė ekspertas. Aš nežinau. Iš kelintų. Ten iš visą pasirinkti. Tada buvo pas tave, kaip sakėm, bumper raidai visi ir kas padėjo sugrįžti iš tų, kaip sakyt, tamsesnių dienų, iš tų gal depresijos dienų kažkokių vis tiek turėjai. Tokių epizodų. Bet toks esminis koks gal pakeitimas, nežinau, filosofijos savo gyvenimo ar... Tai manau vis tiek, draugai, po to šeima labai palaiko, žinai. Ir taip, žinai, ir labai daug domėdausi, tai buvo visokių etapų, kiekvienas sugrįžimas skirtingas, žinai, tai ten draugas vienas, tai po to draugas kitas, po to buvo, kad pas psichologą bandžiau, po to bandžiau į Tailandą, pirmas tas lūžis, kai buvo toksai, tame Tailande bandžiau susirinkti save, tenais nebeapsinė dar kažką. Yeah. Ir taip, žinai, labai daug, kiekvienas skirtingai, žinai. Markas Aurelijus. Tai čia. Eik, čia kosminis, man tai kaip jis patinka. Atrodo, tiek metų atgal, be jokių tų technologijų, be nieko, bet ant tiek giliai aš galiu išgyventi jo to žodžiu, žinai, ant tiek pritaikyti savo, pabandyti ant tais. Ir ten kuo mažiau ten tų norėti, nes, pavyzdžiui, dabar nevažinėjau, neturiu mašinos ir aš toks laimingas, ten mane, pavyzdžiui, koks pacukas prišoka, o, Rimkenzo, kur mašina tavo? Sko atidavęs? Tai kaip dabar lėksi, kur,
Sautik, ne, sautik. Ką, nu, man tai žiauriai, aš pasijungiu, kol man čia vairuot, kamščiuose, aš nervuojas, keikoms, dar kažką, jeigu netyčia ragelį, po to prisijungiu, negalima. O čia su autobusu lėkė, žinai, kad tiksliai tam minutę būsi. Paskrolini. Oi, neskrolinti nieko gero. O pažaidži šachmatukais kokiais. O vieną mečiuko laikas man iki trefkės. Tai va tą, po to paklausai kokią nors audio knygą, užsimerkę savo pusiau nepą padarai ir smagu, eik, tu pasakai, nereikia per daug apsikraut, o su mašinu. Parkuot nėra, lėky ten, apsisukinėjai, atsiprašau, treneriai, jau rašai, žinote, kad vėluosi, nes nerandi, kur pasiparkuot. Po to baudų, kiek prisirinkęs už stovėjimą, viskas, galvoju, susprogdinsiu, aš tą mašiną nekenčiu, žinai. Bet gal ateityje ir nuspės, bet dabar, tai mėgojusi aš ir dabar, mes Tailande, tenais, ten gyvenom viloj, prie pat salės, ateina kovotojai, pamato, kai mes gyvenam, sako, jūs, sako, narkotikus gal pardavinėjat, sako, ką jūs daro, sako, gyvenime, menysai jūs turite. Tai įsmėjama. Bet būdavo, kad ir atrodo, to rojaus gyvenimas kažkada pasijungiau kamerytę, aš mėgdavau, čia toksai, suaugusiems, žinai, kaip būna live streaminant mažytė. Aš pasijungiu ir žiūriu, tobulai atrodo mažytė viską ir žiūriu, ant ko jinai čia renka tas pinigų, žinai, ten kai kurios vaidina studijom, dar kažko. Aš noriu išsinuomoti tenais vilą Tailande ir streamint ten kažką, ten pamatyti šitą šalį, aš galvoju. Galvoju, netame laimė. Toks filosofas. Iš vylos. Neverta tau čia nuogailą. Neverta nuogailį. Į save pradanginė daiktų. Tai toks, žinai, ir toks išsidepresavęs tas, atrodo, pinigų turiu, visko yra. Ir toks visas susidrožė. O va, čia grįžau, Lietuvoje, tokiam barakėlį, čia gyvenu. Turiu savo kamputį, eik, tu Maks laiminga, čia šypsos gaziuko mūgiai 100 ratų, sakau, eik, tu viskuo žaviuosi, viskas, vidinė ramybė, pilna, tokia, žinai, taip išsilgęs, su mama būdavo pykdaus irgi dėl tos mitybos, kad, žinai, man vis klausia, gal tau kažką valgyti, tai, žinai, kaip būna, ir rūpinasi, nori gero savo sūnui, žinai. 7 kotletukus. Tai kas čia yra, 2 cepelinai. Markyčiau čia tokia čia. Tik ant vieną danties. Žinai, dabar, ir su mama sutariu žiauriai gerai, jau čia kelintą dieną iš eilės, visur lėkiojam, sakau, į kremšį, prašau. O mano mama sakė man, galvoju, atliekti, sako, į tai pas tai, sakau, man tai, kad aš jau sugalvojęs, sakau, tau reiktų į stadioną pamatyti pakovoti, sakau, lėksim į Patongą, nežinai, į Patongą, sakau, padarysiu videką, kaip tu prieš ping-pong show, ir po to o dieve, mama jau girdžiu, kad sunkiai jau tiek padariau šoką, nenoriu šitokią šalį, energetiškai tas, eik, tu kaip man linksmo, sakau, mama, aš dabar noriu, atliek, ne. Ką tu čia galvoji? Ką tu čia nori iš mamos daryti? Bet šiandien vaikriau šitą mušę, viskas gerai. Bet sako, ne, o dieve, ten tokia šalis. Oh my god, tu šai, sakau, kaip, Na, tai pabaigai, davai paskutinį klausimą. Kas labiausiai padeda prieš kovą nusiteikti? Koks tavo yra, nežinau, ritualas? Gal turi kažkokį ritualą kiekvieną kartą? Kvepavimus darau. Yra tenais toksai berlinsko tą turiu darystę ir buvau pasisipnarę ir kvepavimų pasidarau 40 minučių tenais tokią vieną seriją ir po to skaitau Marko Aurelijaus knygas pastarosios kovas. Ir žinai, man leidžia sugrįžti, kad aš čia nesu ten kažkoks, kad visi mes esam, žinai. Bet čia tu darai prieš pat kovą, ar ta prasme kovos pasiruošime, ar daraisi kovos dieną, ne? Su tais kvepamės taip nusikankinu ten vos ne iki mirties ten bandau laikyti tą kvepavimas, apsisnargriavęs visas, ten pamato, kas nors įeina, ten žiūri, užsikvepa.
toks visas rūdus, veidas eina, nesupranta, kas vyksta, žinai, tik į kambariuką eiktų. Nu, bet va, tas man padeda, žinai, galvoju, nu, tipo, va, jau čia tiek išsikankinai, bet po to tokią ramybę užžino, po to taip ramiai pasiskaitau, pabandau kokios ramios muzikytės, nes, nu, vis tiek, svarbiausia, nuraminti, nes tas toks dėgymas ir norėjimas kirsti niekada nėra buvę, kad, žinai, kad ir kiek, pavyzdžiui, iki jau padaręs esu, niekada nebuvo planuotas ir niekada nebuvo, tipo, net galvotas toks dalykas, žinai. Nes kiek kuo labiau nori, tuo labiau įsitempė. Aš atsimenu, mano draugelis vėl toks būdavo, kur kartu sportuojam ilgą laiką ir irgi va su tom pačiom problemom toks Linauskas žymas. Ir jis mane seniau nervuodavo, erzindavo ir aš bandydavau jį kirsti, bandydavau trimtiem ir jisai juokėsi, jisai atsilošinėjo ir aš nieko negaliu padaryti, nes aš savo ant tų emocijų pasileidžiu ir nieko nepataikau ir tik tiek suėmė. Dar kažką, žinai, ir toks, o aš visas jėgos atidavęs, nepataikau nieko. Ir žinai, toks... Nu, turi ramus išeiti į kovą. Taip, visiškai. Ir ta, kad ir pralaimėt raundą ar dar kažką, nu, tipo, čia nėra... Nepasiduoti emocijom. Realiai, ir kovoj taip ir gyvenime, tikriausiai, nepasiduoti emocijom. Jo, nes, nu, tipo, būna tų ir sunkesnių laikų, ir geresnių, ir ten va, irgi man patiko ta frazė, kad, tipo, visi visada gerai nebus, tipo, irgi reikia šitą prisiminti ir mėgautis, kai būna gerai, ir kažką pasisemti, kai būna blogai, žinai. Tai ta gaida. Ta gaida šitą ir uždarom šitą podcast. Ačiū labai, kad pakvietė. Ačiū daug, kad turi. Ačiū, ką žiūrovai visą. Smagu buvo. Iki.